Ką veikia savaitgalį, Alanai? Alanai? Žiūrėk, man sakė, tavo vardas. Alanas. Jo, Gerai. ant antros. Gerai. Niekas man tikslina, dabar jau žinau. Gerai. Ką Alanai veikia savaitgalį? Tarp kitko, Alanas ir yra tas vardas Alan, Alanų gentis ta buvusi. Tai nuo jo ir prasidėjo visi Alanai, Elenai, Elenai, Elonai ir visi. Okay. Tai čia tas pats pirminis, tai žodžiu, turėtų visi Alanai šiaip būti. Mano galvoje turbūt tas vardas yra sugadintas, nes kai aš skaitau, Alanas arba Alanas, tai aš tiesiog galvoju Aladinas. Tai žinai, kirtis ant pirmojo tiesiog riestis. Bet gerai, Alanas. Fine. Tai mano savaitgalis, Juozai, ačiū labai, kad pasikvietei su jums pabendrauti čia visų pirma. Tai šiaip, jeigu atvirai, savaitgalį aš turėjau tokį vieną didesnių tikslų, tai buvo mano ir žmonos vestuvių metinių šventė. Tai yra 16 metų kaip esu vedęs. Ačiū labai. Jau toks amžius, ne 16 metų. Žinai, daug ragų apsilaužėt. Jo. Tai buvo tas pirminis tikslas, tačiau kažkaip toje visoje mūsų šventimo sandūroje mes gavosi taip, kad dieną prieš ir po to ir dieną po turėjome tai padaryti, kažkokią tai atrasti laiko paminėti tą šventę, bet įsipaišė labai gražiai mano žmonos mokslai Kaune. Ir mes susiderinom, kad aš turėjau galimybę išvažiuoti į Lietuvos svarsčių kilnojimo varžybas, į Telšius. Rovimo rungtis, nes svarsčių kilnojimo sportas turi, jeigu žinai, 3 disciplinas, tai yra rovimą, tai yra stumimą ir tai yra stumimą ilgojų ciklų prailgintų, tas ilgasis ciklas vadinamas, kai mes su 2 svarščiais dirbama. Tai vakar buvo rovimo rungtis, tokia man širdžiai miela rungtis. Beje, jūs sporto klinikoje, sunkumų klinikoje naudojat svarščius? Turime, bet nepakankamai. Turite, bet nepakankamai. Ne, turime svarščių pakankamai, nepakankamai naudojame. Supratau. Jeigu nepakankamai svarščių, čia būtų dar suprantama, žinai. Tai va, tai tokia, žinai, labai geras dalykas, kurį atradau savo gyvenime, jeigu taip kalbant apie patį sportą kaip discipliną, kuri įpareigoja tave atlikti tam tikrus judesius, tos pratimus, 3 vadinamus, reguliariai, disciplinuotai, progresuojant, stebint kažkokį progresą, tai atsirado pas mane prieš beveik 3 metus. Nėra taip daug, prieš 3 metus jau šį bei tą galima išmokti, bet jeigu nebent tu ten tiesiogiai su treneriu dirbi, aš kadangi taip labiau nuotoliu, su programom kažkokiom, tai taip labiau savanoriškai, taip žinai, tai užkabino. Labai smagu ir pavyko įsilieti į bendruomenę. Galima sakyti, vakar buvo mano pirmusios varžybos. Aš esu dalyvavęs tokiose sprinto rungtyje, tokioje, kur yra visos 3 disciplinos po 3 minutės, o vakar sudalyvavau tokioje pilnoje disciplinoje, 10 minučių rovimo rungtis. Ir tai yra mano rungtis, tokia, mėgstu aš ją, žinai, nes man jinai ir techniškai neblogai gaunasi visų pirma, visų antra mano iki tol sugeneruotos kažkokios tai fizinės savybės leidžia atlikti tai pakankamai neblogai. Tai yra ištvermės turiu, ten pakankamai galbūt mano gerai išvystyta ten užpakalinė linija raumeninė, ten ir nugaros raumenis, ir sėdmenis, ir dvigalviai šlaunies raumenis, kažkur ten, kur dirba, nes ten tu lenkiesi, tarytum kaip iš traukos eini ir tada tu rauni visą tą į viršų. Ir tai padėjo man visai neblogai ten progresuoti šitoje šakoje. Tai šeštadienį, Telšiuose sudalyvavau, medalio neiškovojau, žinok, buvau netoli, nes vis dėlto beje, veteranų kategoriją atstovauti toks, žinau, okei. Kiek buvo veteranų kategorijų žmonių? Kaip? Kiek buvo žmonių veteranuose? Taip, veteranuose ten irgi amžiaus, matai, yra visur ir amžiaus dar grupės, ir dar svorio kategorijos. Taip. Tai aš dabar net sunku pasakyti, veteranai prasideda jau nuo 40 metų, bet jie iki 70 net yra. Ten būna ir virš 70 ir dar plus yra kategorijos. Ten bendroje sumoje gal buvo kokių, gal apie 30, gal 35 veteranai, tai kažkas tokio, paishmėti pagal kategoriją. Bet mūsų grupėje buvo daugiausiai tarp 40 ir 50 mečių ir mūsų netgi svorio kategorijoje buvo daugiausiai, tai jų buvo, jeigu aš neklystu, 7 ar 8 mes buvo. Tai man ten pavyko kažkur viduriukai įsipaišyti 4, 5, man atrodo, ten kažkur dar oficialių rezultatų negavau, nepamenu ten. Tai čia turbūt, žinai, jeigu taip, kaip vadinkim, pats kaip vardinai, tai yra neprofesionaliai, tai treniruojantis ir darant, tu pakankamai aukštai buvai, žinai. Tame kontekste kiek žmonių dalyvavo? Matyt, kad aš pats save pagloščiau, turėjau tikslą didesnį, 160 kartų išraut, norėjau 150, jaučiausi puikiai, nuospaudų nenusiplėšiau, kaip dažniausiai ten vyksta, o šiaip yra sakoma, kad jeigu tu rauni ir nusiplėši nuospaudas, tai reiškia blogai rauni.
Aiškios technikos nėra. Yeah. Jeigu tu nusirauni, tai tu kažką negerai darai. Pakankamai kalkiai naudoju. Visi naudoja, bet turiu omeny, ten jau yra detalės. Piršto ar sulaikai delne, ten tau sukas ir čia tau prasideda tada. Aš toks, žinai, pažiūrėjau, visai neblogai, reiškia, bent jau dariau gerai, 10 minučių išlaikiau, žinai, vienintelis ten irgi visi anksčiau padėjo svarščius. Bet kai kurie tiesiog daugiau padarė, pasprintavo. Tai va, tai toks savaitgalis geras buvo. Biškai užkliūsiu ant tos dalies, tarkime, dabar sakai, kad tu irgi dirbi su treneriu nuotoliu. Kokį principą veikia jūsų dabar treniravimas? Pagrindė, treneris puikiai supranta, kad man per savo ir užimtumą ir aš toks esu šiaip universalus, kalbant apie tą judesį ir fizinį aktyvumą, aš dar ir prisitraukimų, tokią kaip ir programą ir trenerius turiu, žinai, kurie mane toj srity kažkaip užkabino, pastatė man lauko aikštelę kieme, investavau, viena geriausių investicijų mano gyvenime, viską išnaudoju 100% ir tai yra fantastika. Po to, žinai, aš turiu savo sporto bendruomenę, kur man labai smagu su kolektyvu pasportuoti tą tokį įvairų judesį su savo kūno svoriu, su laisvais svoriais, kur tu ropoji, sukiesi, guli, ritinėjasi, šokinėjai ir taip toliau. Ir va tada dar įsipaišo į visą tai reguliariai 3 kartus per savaitę svarsčių kilnojimo pati disciplina, kuri be savo specifikos reikalauja fizinio to parengimo. Tai va tas fizinis parengimas, tą patį, ką jūs naudojate sunkumų klinikoje, tai yra pritupimai, traukos, įvairios baziniai judesiai, visi tai tie įsikomponuoja į mano tą visą dienotvarkę. Tai, bet svarsčių dalis, nes va čia man ir įdomu, tai yra, nes, žinai, tu vis tiek esi, kaip čia aš šaunu, tas buvęs atletas, esamas atletas, bet čia kiek labiau, kad anksčiau tai buvo tiesiog ne tavo darbas, kaip čia vadinkime, žinai, kaip anksčiau krepšinis. Taip, kaip krepšinio tiesiog. Dabartiniu momentu, žinai, toks, tu sporto švietėjas plačiaja prasme, bet, atletas entuziastas, tai yra kaip čia žodis, kuris man patinka dažnai naudoti ir iš kurio juokiasi kai kurie mano kolegos, tai yra gyvenimo atletai. Tai yra, žinai, aš ruošiuosi nenumirti per greitai. Tai čia vienintelis dalykas, ko aš siekiu. Taip. Tai ir, tarkime, ta visa bendroji dalis, kuri tu darai, kaip aš puikiai suprantu, man čia labai įdomu yra, kokia yra ta specifika, kuomet tu treniruojasi svarsčių. Aš supratau. Taip, tai vat, kas nežinai, kaip čia būtent, setai, repai, kartojimai, sunkumai, kažkokios periodizacijos, kaip tai apraučinama yra? Tai visų pirma, tai yra, kadangi mano treneris Artūras Balnionis, pasaulio ir Europos čempionas ir Lietuvos rekordininkas, svarsčių kilnojimo tokia labai gerbiama asmenybė sportinė Lietuvoje savo srity. Beje, apskritai ten Pakruojis yra jėgos žmonių kraštas. Ten galiūnų, trikovininkų, visų šitų svarsčių kilnotojų, ten yra tas regionas. Ten ieškoti reikia tų visų, žinai, kurie ateina. Žinai, iš traktoriaus gali išlipti, duok man čia, žinai, čia hat su viena ranka, ten, žinai, 200 kilų gali iškelt nuo žemės. Žinai, visiškai suprantu, nes kaip nekeista, man atrodo, paskutinį kartą, kai porą atletų siunčiau Lietuvos trikojos šitas varžybas, tai irgi buvo, kiek minėjau, kad dauguma yra nuo Telšių ir aplinkinių ten visų tų miestelių. Ten epicentras tiesiog. Ten kažkaip uždėrėjo, jie visi nutupė. Tai jisai tiesiog man rašo programas, kurias aš turiu atlikti. Ir visa tai vyksta, nuotoliu. Ir mums tai labai tinka, nes, jisai puikiai supranta, kad aš nelabai turiu laiko tam tokiam gyvam kontaktui, žinai, nes mano vis tiek gyvenimo būdas, kurį aš gyvenu, aš ir iš kitur pajamų turiu uždirbti iš kažkur, tai mano kartais sportas nukrypsta ten iš ryto, kitą kartą po pietų būna. Iš ryto anksti dažniausiai nepadarau, nes treniruotės yra pakankamai nelengvos, tai reikia šiokią tokią, injekciją padaryti maisto, judesio kažkokio, kūnas turi būti aktyvus, nes kitaip aš nepadarysiu, darbingumas labai sumažėja, tai ten apgalvoti šiek tiek, ne taip kaip anksčiau atsikeli, jeigu tu nori pasitreniruoti, ten pajudi kažką čia padarai, pakilnoji ir tu gali tai padaryti bet kurio paros metu. Čia jau truputėlį, tai yra nuotoliu, tai yra siunčiamos programos man kas 2 savaitės, yra kas 2 dieną išdėliotos ir ten viskas vyksta priklausomai nuo mano ataskaitos treneriui. Žinoma, kad viskas yra progresuojama po truputėlį. Tai arba pakartojimai, arba intensyvumas, arba, pavyzdžiui, būna kartais net ir ištvermės prasme. Tai va tikriausiai 3 šitie komponentai dažniausiai yra miksuojami, nes matai, kai yra svarsčių kilnojimo sportas, tai yra, tu nepasiimsi čia realiai per sunkaus svorio. Čia realiai tu dirbi su savo darbiniais svoriais, kartais pasiemi šiek tiek sunkesnius, tada pamažėja tavo intensyvumas arba pakartojimų skaičius, arba tu pasiemi šiek tiek lengvesnius tam, kad atvirkščiai padidintum visą tai. Tai todėl tu dirbi dažniausiai savo darbiniais svoriais ir ten viskas yra žaidžiama su intensyvumu, su laiko intervalais ir su
tikriausiai su kuo dar, nu, kažkas tai tokio. Tai man dėl to tas yra labai labai žavinga, nes svarsčių sportas, aš visiems kodėl pasakoju apie tai, kad jeigu jūs norite amžėti sveikai, norite turėti netgi tas visas savybės vienoje vietoje, kur gali lavinti ištvermę, jėgą, netgi savo kažkokį tai tą, nu nežinau, kaip čia pavadinti, stabilumą, nu pavadinkim taip, aišku, ten kažkokios koordinacijos ir balansos tu čia gal nelavinti, bet netgi ir tu keldamas svarstį į viršų, tu šiokį tokį balansą, nu, stabilumą lavini, nes, nu, svorio centras kur jau yra. Čia tu labai teisingai pastebėjai, nes tu ne koordinaciją turi treniruoti stabilumą, tai yra gebėjimą išlaikyti save stabilų. Taip. Nes, žinai, koordinacija būtų gebėjimas greitai kažką pačiupti, jeigu krenti, už kad užsikabintum. Bet, nu, tu tik sukoordinuoti save erdvėj, nu greičiau kaip. Jeigu tu krenti, koordinacija būtų suvokimas, kad tu krenti. Nu, tipo, tu sukoordinuoji, kad tu krenti. Bet savęs sugavimas nėra koordinacija, savęs sugavimas yra stabilizacija, kas yra stabilumas, apie ką tu ir suki. Tai, intarpas buvo. Labai, labai teisingai pasakė. Ir tos koordinacijos, kaip jie nėra kaip treniruoti iš tikrųjų tos koordinacijos. Centrinės nervų sistemos, nu, čia sunkiai tu be patreniruosi, nes čia yra grinai tos, kaip čia, tavo koordinacija yra tavo nervinis impulsas iš tavo, čia, tu slysti ir krenti ir dabar tavo impulsai ateina iš tavo, žinai, vidinės ausies, iš tavo pėdų, iš tavo rankos, kad kažkas keičiasi. Nu tai ir dabar, žinai, dabar tas signalas tu grįžta atgal visokios kitos galūnės, kad sugautų, sučiuptų, ištiestų. Nu tai mes čia kalbam apie nervinį impulsą ir greitąsias raumenines skaidulas. Žiauriai sunku treniruoti kitą raviškę. Kitaip tariant, klausimas, netgi, žinai, čia aš gal pastebėjimą padarysiu. Greitąsias skaidulas ir nervų impulsų greitį, tu ne tai, kad sunkiai gali treniruoti, tavo rizika juos treniruojant daugiau traumuotis, kuo vyresnis, tuo labiau didėja. Nes, nu, kaip, ar tu nori tikrai daryti sprogstamas treniruotis su žmonėm, kuriems yra 50-60, būtų faina, bet tu visą laiką, kaip čia, surasi kažką, kas yra mažiau rizikinga šitai grupiai. Taigi, jau geriau treniruoti stabilumą, tai yra mokėti išsilaikyti stabiliai, o ne kristi teisingai. Jo, jeigu nori kristi teisingai, čia tikriausiai, nu, dažniausias toksai vizualas, kuris iššoka prieš akis, tai kuomet tu kalbė apie koordinaciją, tai kažkoksai kritimas, nes mes žinom statistiką, pavyzdžiui, senyvų žmonių kritimo yra ten žiauri. Ten aš irgi čia neseniai dariau įrašą savo laidai ten tokiai naujai, tai mes ten kalbinom irgi tokį kinesterapeutą, tai mes ten su juo sutikom, kad, na, ten man atrodo, kad 1 iš 3 seniorų vyresnių negu ten 55 metai, jeigu aš neklystu, apie 60 metų, jisai per metus ten nukrenta kelis kartus buityje. Tai yra, namuose, būdamas, eidamas už kilimo, už kampo, rankeną pastumė jį, žinai, ir panašiai. Tai pirmas dalykas, kuris iššoka prieš akis, tai yra kažkokie kritimai ir, žinoma, žiemos sąlygos, kuomet yra paslydimai, nes tada vėl prasideda pilni poliklinikų šitie koridoriai užpildyti. Tai norit mokytis kristi, tada reikėtų kokius kovos menus lankyti. Aš tą patį noriu visą laiką sakyti. Reikia dziudo iki imtynės, ten save išmokins, ten kaip ranką padėti, kur pasvirti, kur ką. Bet vėlgi, na, jeigu tu ateisi ten vos paeidamas su, žinai, su raumenų visiška ten sarkopenija jau, žinai, ir ten atrofija sėdmenų nuo sėdėjimo ant sofos prie teliko, tai tu kristi ten kiek nori. Tu kaip griusi ten, žinai, tai tave išmokins tą ranką, žinai, padėti tinkamai, bet tą ranką gali per šitą dalį ir pasilikti ten. Čia, žinai, čia blemba, nu jo, dabar aš įsivaizduoju, žinai, kur savo močiutė 90 metų nueiti su jai Brazilian Jiu-Jitsu, tai tikrai būtų kuriozų ir greičiausiai daugiau sąnarių išlaužytų negu sustiprintų. Bet šitą bet irgi, žinai, kaip tokia dažniausia ta dalis, kur yra, kuomet pradedu mąstyti apie kaip lyginti, kuris sportas geresnis, kuris prastesnis, arba, žinai, kokį reikia indikuoti. Nu, tas pats, žinai, ar kalbam svarčiai, ar kalbam kilnojimas, ar kalbam ten kovos menai. Tai lyg ir norisi visą laiką priimti tą poziciją, kad tam, kam tu esi šališkas, jis yra geresnis, bet techniškai reikėtų lyginti geriausią atvejį su geriausiu atveju. Na, kaip žinai, sakykime, kad net jeigu norėtum nuvesti savo 50 metų, 60 metų, whatever, tai močiutė, senelį, draugą, pažįstamą, mokytoją į kovos menus, nu, tai reikėtų lyginti su to, kad jisai nueina iš karto pas kokį nors meistrą, kurį, žinai, tenai moko jo lygio ir, žinai, greičio tempais ir panašiai. Tai, turbūt, žinai, čia turbūt aš lydžiu prie to, kur nėra blogų sportų, visi yra geri, tiesiog reikia mokėti juos teisingai taikyti. Kad, žinai, ar čia mes kalbame apie tos pačius svarčius, ar mes kalbame apie kilnojimus. Žinai, visi turi savų pliusų, juos reikia mokėti ištraukti ir išlupti. Bet visąlaik ieškai, žinai, kažkur, žmonės ieško, čia, žinai, kur visiškai bendrumas yra mūsų vienas, tai yra tiek pat tu, tiek pat aš bandau žmonės, kaip čia, pašalinti stigmą iš judėjimų ir pašalinti stigmą iš stiprėjimų. Nes visi, žinai, ieško būdų, kodėl tai nereikia tau daryti, nes yra rizika susilaužyti, pasižaloti,
padidėti, kur nenorėčiau. Ja, bet yra kitų gerų dalykų be šitų baimių, kurias išsikeliame savo. Čia gal ne tam tikras nuokrypis, bet vėl grįžtame prie tų pačių senukų, kur irgi yra didžiąja dalimi. Kai tą, ką tu paminėjai, ta statistika, ten krenta pakankamai daug žmonių gyvenime po tam tikro amžiaus. Ir iš kur netgi kyla labai didelis statistinis skaičius, yra tai, kad didžioji dalis senukų užfiksuojama, kad nukrenta, nes jiems dažniausiai kažkas lūžta krentant. Arba timtelėjimą, arba atsiranda nugaros skausmas, arba kitos specifikos. Jeigu tu kilnodamas svorius užkliūsi iš kažkurios ten girų savo salį ir nukristi, tu žinai, atsistosi, nusipurtis ir toliau įsidaryti dalykų. Kitaip, krentam turbūt visi slystelėm pakankamai dažnai, tiesiog ant šitų matosi pasekmes kritimo. Kas reiškia, kai jau atsirado pasekmė po kritimo, kažkas buvo praleista anksčiau. Taip. Tai žinai, ir va čia vėl apsisuka tas ratas į tai, kad kažkas buvo nedaryta tada, kada reikėjo daryti, ir dabar jau reikia, žinai, ieškoti būdų užlopyti tą sistemą ir kažkokias skylės. O kaip tai yra sunku padaryti vėliau? Tai vat mes vėlgi visada susirenkam ir šiandien dalis to susitikimo mūsų ir mano tų pačių tinklalaidžių įrašau visa tokia vidinė mintis ir mūsų apskritai kaip tavo, kaip sporto mediko ir sunkumų klinikos švietėjo, žinai, savo veiklos ir visko. Nu, va, tas paprasčiausias, nu, nepraleiskit tų progų, nes va, mes, nu, galim jums sugalvoti N situacijų. Taip. Ar senatvėj, ar tėvystėj, ar po gimdymo, ar kažkur tai netikėtai pasisukus gyvenimui ir pasikeis tavo darbo pobūdis. Kokia gyvenime aplinkybė bebūtų, tau visą laiką padės va ta iš anksto pasiruoštas dalykas, tai yra paprasčiausia tavo fiziologinių parametrų bazė. Taip. Elementari. Jeigu tu ją praleidi ir po to nutinka, oh my god, tada jau yra reikalų. Ir iš vis klausimas, kaip tu tada, nu, atsistatęs, kiek tau laiko reikės, po to tu vėl turėsi užsilipdyti ją kažkaip pasisdyti. Nu, ir mes bandom tai kalbėti paprastom žmogiškom kalbom, paprastais. Vat kaip tu sakei, susikuria žmonės tų baimių per daug. Atrodo, tos motyvacijos ir to įkvėpimo ir tų vaizdų, netgi tokių kartais ir perdėtų, ten to iškreiptų kartais tokių, yra tiek daug, kad, nu, kokios tai yra naudos, žinai. Bet vis tiek žmonės kažkaip prisikuria tų visų. Taip. Tai vat, grįžtant vėl į pačią pradžią, aš manau, kad aš asmeniškai manau, kad girutė svarstis tai yra pats geriausias dalykas, koks gali būti tavo gyvenime, kalbant apie tavo fizinį aktyvumą, kalbant apie tavo judesį. Ir aš tai galiu nuo savo patirties drąsiai sakyti, rėkti, šaukti, tu gali man užbombarduoti mane klausimais, aš vis tiek atsakysiu, kad tai yra wow. Nu, nes tu su juo gauni tokį visų pirma emocinį pasitenkinimą, nes tu jį įveiki, bet kuriuo būdu. Ta prasme, bet tu paimk bet kokį žmogų, tas, kuris, paimk vaiką, mano mergaitė, 4 metų, nežinodama, kas tai yra, jinai atėjo, paėmė, užsidėjo čia ir pastūmė 1 kilogramų girutę. Iš kur jinai žino, kad reikia va tai padaryti? Va tas daiktas, jisai pats tau pasako, ką daryti. Tai realiai tu su juo jau moki elgtis, pasąmonėje kažkur giliai. Visų antra, tai yra istorinis atributas, istorinis prietaisas, kuris jau šimtmečius, tūkstantmečius gal net gyvuoja, nežinau, ten, jeigu kalbant apie šio laikinį, tai ten iš vis jau. Pakeltą akmenį ir numestais. Jo, čia yra tas pats. Paskui vėl, nu, tas burbulas, jisai ne hantelis, jisai svorio centras jo, tai jisai iš galo būna, tai jisai iš priekio būna, tai jisai kažkur tai, jisai visą laiką tau sukuria tą. Ir jau čia mes kalbam apie naudą, žinai, kaip ką. Todėl aš kadangi vėl, aš esu labai, nu, toksai proto žmogus, racionalus, aš visą laiką mąstau, aš visą laiką bandau rasti geriausią pasirinkimą, aš visą laiką bandau padaryti teisingiausią pirkinį. Todėl šioje vietoje aš apgalvojau viską ir aš supratau, kad su šiuo elementu ir su šia disciplina ir nebūtinai tai turi būti sportas, tą, ką aš dariau savaitgalį, tai mano iki šios sporto disciplinos buvo tiesiog 7 metai naudojimo svarsti įvairiais svoriais, nu ne įvairiais, užtenka ten turėti 4 skirtingus svorius svarščius, jo milijono panaudojimo būdų yra. Ten, tu eini su juo, įtupsus darai, tu su juo šokinėjai, tu su juo mojuoji, tu su juo rotuoji, stumi, atsigulęs darai įvairiausių pratimų, sukinėjasi su juo ir panašiai. Tai yra wow, kiek panaudojimų. Tai aš viską išbandžiau ir aš supratau, kad tai yra wow, jisai visų pirma tai paglosto tavo ten ego kažkur, nes tu jį įveiki, padarai, pakeli. Visų antra, tai yra patogu, tai yra mažutis dalykas, jis gali su tavimi keliauti, jis gali su tavimi važiuoti į atostogas, į viešbutį, į pajūrį, ant smėlio, į balkoną, į koridoriuje, tai yra 2 kvadratinių metrų reikalas kitąsyk.
Vat, ir jo, ir tada tu dar biškai išplėti akiratį, susirandi bendruomenę, draugų, tu pamatai, kada, kaip atrodo 70-metis, tas, kuris jau pusę savo gyvenimo šį prietaisą naudojo ir iki šiol naudoja, tu matai, kad raumeninė masė yra, proto žvitrumas yra, nes ta prasme tai yra pakankamai balistinis prietaisas ir tavo smegenų neurologinės jungtis turi dirbti pakankamai žvitriai ir greitai, nors senstant visas tas procesas lėtėja natūraliai biologiškai, bet tu matai, kad tie žmonės, jie ne tai, kad, žinot, mes esame įpratę pamatyti, va tas tai ten, žinai, senolis, jis ten, žinai, dar kalba gerai ir bairių paskaldo. Yra tokių unikalių. Pavyzdžiui, mano močiutė 92 metų nieko gyvenimą nesportavus, kaip nesportavus. Žinai, 2 kibirus po 14 kilogramų panešioti pieno, žinai, karvės fermerio įimu. Jinai tiesiog nes ir buvo tas fermeris. Žinai, funkcinis treniravimas buvo integruotas į kasdienybę. Vienareikšmiškai, žinai. Kitas sykį ten, žinai, suolelį sulūžta, reikia pritupime karvę pamelžti, tai ten irgi matyt, kad neblogi reikalai. Bet yra tokių, kurie unikaliai yra išbūna iki tos senatvės budrus ir žvitrus. Bet aš esu įsitikinęs, kad tie, kuriuos aš sutikau, žmonės vyresnio amžiaus, jie būtent dėka to, kad jie treniruoja savo inervaciją, kad jie treniruoja savo raumenyną, kad jie atlieka balistinius judesius, ištvermės judesius, kad jie atlieka tokius sprogstamus judesius kartais, kad jie atlieka jėgos judesius ir kad jie turi viską, ko reikia kūnui funkcionuoti vyresnėme amžiuje, kad jie yra padarę tą gerą pasirinkimą ir senėja, amžėja visiškai teisinga linkme. Tai yra dar viena motivacija ir įkvėpimas. Kodėl reikia tai daryti. Okay. Aš aišku, čia labai jau prisireklamavau šitoj vietoj. Žinai, vien tik tais geri dalykai, ta pusė suvesti. Aš žinai, O sunkumų klinika, ką gero gali šio klausimu pasakyti? Žiūrėk, aš interjektinsiu tik tais tokią poziciją, kad tai, kad tu sakai, kad, tarkime, tas didukas ar mašiutė arba kažkoksai asmuo, kuris naudoja gyrą dar vyresnėme amžiuje, kaip, kuri treniruoja viską, taip kaip tu įvardini. Ir taip pritarčiau, kaip ir prieš tai, žinai, sakau, kad tai yra treniruoja jėgą, treniruoja ištvermę, treniruoja plastiškumą, treniruoja tiek pat ir tą pačią koordinaciją, spragumą. Visko duoda po truputį. Vienintelė taisyklė, gal ne taisyklė, kodėl jis yra vis dar sveika būdas 70, aš drįsčiau teigti, kad taip jis gauna visus tos fiziologinius faktorius. Nes čia, žinai, mes kalbam, atidalinti reikia kūną į 2 dalis. Tai yra, kas yra fiziologija ir kas yra psichologija. Tai, žinai, fiziologiniais faktoriais vien dėl to, kad jisai tai darė visą laiką, jisai stimuliavo visas sistemas, kurios ten viena sistema treniruoja jėgą, ten jis didėja raumenis, didėja kaulai, ten treniruoja ištvermę, gerėja širdies veikla, gerėja kraujagyslinis tinklas. Treniruoja plastiškumą, didėja audinių elastingumas, dėl to žmogus nebeikvoja energijos mažiems judesiams daryti. Tai gyra visus šitos dalykus treniruoja vienu metu, true. Bet antra svarioji dalis, kad tas žmogus treniruojasi visą laiką. Tai tariant, gyros pradėjimas daryti nepadarys tavęs tokiu. Darimas gyrą ilgą laiką padarys tave tokiu. Ir čia persipina laiko elementas, kuris yra pakankamai svarbus. Ir čia, žinai, o kodėl tu treniruojasi? Ir čia, žinai, grįžtant, kodėl žmonės bijo arba kodėl kartais kai kurie nebijo. Kokia dažniausiai tendencija, žinai, visi tie, ar tai buvę atletai, kurie, žinai, anksčiau sportavo ir po to tik tais palaiko savo fizinį pajėgumą, arba tie patys žmonės, kurie ten daug bėgioja arba daro triatlonus. Fundamentaliai, jeigu jie nepersisotina su savo įrankiu, nes tu gali perdozyti krūvį, mes tą puikiai suprantam, žinai, taip pat kaip psichologiškai gali perdegti, taip ir fiziologiškai gali perdegti, kur lūžta kažkas arba tiesiog vyksta stresinės traumos. Tai to pasiekoje jie galiausiai atsimuša į kažkokią vietą, bet tie, kurie subalansuoja tą krūvį, eventualiai kaip čia, žinai, kaip tas, jų gera savijauta lydi juos norėti toliau turėti gerą savijautą, kas lydi juos norėjo turėti gerą savijautą. Ir čia klausimas, žinai, jie nedarogi visi tie dėdūniai ir mašiutės tai, kad būtų kaulai stiprus. Jie tai daro, nes jiems smagu tai daryti. Taip. O dėl to, kad jiems smagu tai daryti, jie tada gauna visus kitus aspektus. Dėl to, žinai, visas tas startas su visais ir turi būti, tai yra, kodėl tu tai nori daryti iš esmės. Žinok, tie dėduliai, jie net nesupranta dauguma jų, kad jų kaulai stiprus. Ne, kad jie... tai yra pasiekmė šiaip jų gyvenimo. Taip, jie tiesiog daro, žinai, žiūrėk, aš dar ir už jaunesnį ten kažkokį, o kodėl jis neįsivaizduoja apie kaulų tankį, apie raumeninę masę, apie ten, žinai, kažkokius nykstančius raumenis. Jo, tai va, žinai, čia visiškai tuomet patampa detalės ir čia dabar, žinai, biški, kur, gerai, įmesiu jau dabar savo, kaip čia dabar, vieną minusą, visą šitą, žinai, pliusų jūrą, tai reiškia sudėta. Kur turbūt mano kliurka ir kabliukas ant gyros yra tai, kad man jį yra pakankamai, bent jau kai anksčiau bandydavau naudoti, man yra sudėtinga jau naudoti kaip
pažeisti populiacijai, taip gal pavadinkime. Kitaip, gira yra techniškai sudėtingesnė už jos alternatyvą štangą. Nes jinai turi kur kas daugiau judesio, ne tai, kad visi judesiai kaip yra standartizuoti, žinai, ar tai būtų raivimas, ar tai būtų metimas, ar tai būtų siubiavimas, jos gali pakankamai apibrėžti, kaip tai turi būti atlikta. Bet nuokrypis, kaip jisai gali neteisingai būti atliktas, yra pakankamai platus. Nes tu gali siubuoti ir žinai, tu gali pasukti riešą, nusversto visą svorio centrą, bet tu gali tenais išlaikyti tiesiai, bet jeigu neiškelsi peties, tuomet petis gauna didesnį lūžio kampą. Kitaip tariant, dirba visą grandinę visus dalykus darydama. Problema yra, kad jeigu kažkuri grandinės dalis nesuveikia, rizikos trauma yra didesnė negu alternatyvius standartiškesnio įrankio kaip štangos, man šiuo atveju. Okay. Ko pasiekoje, čia buvo tam tikras ir kur ateina to dalyko, kad čia jį gali apeiti ir išspręsti, bet tik tais, jeigu yra labai geras žmogus, kuris moko. Nes aš net nebijoju, čia aš dėl to iš pat pradžių paklausiu, žinai, kaip tave moko taviškis, kaip nekaučina, bet šiuo atveju, kaip jisai programuoja tavo krūvį. Aš net nebijoju, kad tu papuolai tą kategoriją, kur tu labai gerai jauti savo kūną. Ko pasiekoje, tau ant techninių dalykų nereikia tiek daug tavęs, kaip čia dabar, čiūdinti ir grajinti, lyginti su tuo, kad jeigu aš, tarkime, mokyčiau, kaip aš kartais, žinai, ta žmonės, su kuriais aš daugiau susiduriu, tai yra, kurie jau turi kažkokių skundų, arba turi, kad tenais raumenų sutrikimų, arba ten turi tos paskaulinės traumas, arba reabilitacijos metu. Jiems sudėtingiau tai taikyti, nes jie jau, kadangi yra sutrikusio judėjimo arba nejaučia savo kūno gerai, ant jų man būtų sunkiau mokyti tą techniškai sudėtingesnį judesį, lyginant su pritupimu, kuris būtų su štanga. Jo, šitoj vietoj tau ir pritariu ir tada biškai pakontrargumentuosiu taipogi, nes tu teisus, nes ta pati štanga, jinai, kaip sakyt, izoliuoja ir galbūt padaro mažiau tave pažeidžiamų, ypatingai su priežiūra dar gera ir ten išaiškinimu ten ir panašiai. Nes šioje vietoje, jeigu tu darai kažkokį balistinį judesį, tą patį mostą ar tą patį rovimą, kur yra sudirba visas kūnas, taip, kažkur gali būti. Žinoma, tu tokio judesio visų pirma, aš ten jau, žinai, jau 3 metai mes savo sporto bendruomenė už 7 marių naudojame svarsčius. Ir aš iki šiol dar rovimo nelabai duodu dažnai daryti to kaip judesio, nes jisai visų pirma techniškai yra nelengva, žmonės nusidaužo savo dilbius, jiems po to skauda ir visų antra tai, ką tu išvardijai. Tai yra vis tiek, tai yra labai geras pajutimas kūno ir reikia iš pradžių kitas detalės išmokti. Tai yra mostą, tai yra užsimetimą, tai yra mostą iki truputėlį virš galvos ir tik tada jau ten tos pakišimus daryti ir galutinę fiksacinę stadiją, jeigu taip jau treniruotis. Bet kalbant apie svarstį, kodėl jisai didžiai populiacijos dalį arba, sakykime, gali būti kažkur tai, bet šioje vietoje kūrybinis potencialas, motivacinis potencialas, kaip sudominti, tu man duok vieną štangą ir tu man duok vieną svarstį, aš garantuoju, kad aš tave apžaisiu šitose rungtynėse, susvarsčiu, kaip sudominti žmogų užjudėti. Ateina, sakykime, tas. Nes aš su vienu svarsteliu, galiu tiek daug įvairių dalykų pridaryti, prirodyti. Tai žinai, su štanga, vis tiek ten... Nes, žiūrėk, čia jau tu pradedi konkuruoti savo charizmą, o ne pačiu įrankiu. Nes aš net nebijoju, kad tu galėtum įrodyti, kad ir su elastiniu diržu tu gali padaryti kur kas daugiau dalykų, negu kad su kokiu nors, nežinau, paprastu svarmenu. Bet aš labiau kalbu, gerai, tu labiau paminėjai apie tai, kad žmogus gali būti labiau pažeidžiamas, tai dėl to sutinku, bet jeigu paimti apskritai, kaip žmogų sudominti ir prikviesti judėti, aš manau, kad jį, svarstis tikrai gali labai gražiai suvilioti, Gira turi daugiau seks appeal, aš to visiškai. Jo, visiškai. Tai aš tą norėjau pasakyti. Dėl šito aš tai nesiginčiai su tavim. Bet okei, aš supratau tą mintį, aš tikrai nenorėjau numenkinti štangą, bet tu esi teisus, štanga yra nuostabus įrankis, aš pats jį naudoju ir... Beje, turėsiu tau klausimą dėl štangos truputėlį, nes aš turiu tokį įdomų niuansą savo fiziologijoje ir man įdomu, žinai, ar man tą patį pritupimą ar trauką daryti yra sveika. Toj galėsim žok neužmiršk, aš kiek labiau yra, kad, matai, aš nebandau daryti tam tikros priešpriešos, aš matau visus. Nes irgi nebandau. Labai svarbu yra turėti tam tikrą, žinai, netgi, gerai, aš turiu savo, kaip čia, preferencinius sportus, nes man tai yra laipimas įėjimas, man tai yra kilnojamos štangos ir man tai yra tenisas. Žinai, tenisas man yra iš vaikystės, po to, žinai, perėjau laipimą ir po to, žinai, atsirado štanga. Aš bandžiau laipimą, man labai patiko. Nuostabu. Tai, ir kitaip tariant, tu per visą gyvenimą neturi būti prisirišęs prie vieno fizinio krūvio. Tu turi turėti tai, kas tau yra labiausiai patinka. Tai, žinai, čia, ar tu turėsi svarstį, ar tu turėsi štangą, ar tu turėsi laipimą, ar tu turėsi bėgimą. Tai čia, žinai, čia taip kaip aš veikiu, čia realiai, žinai, čia jau sakau, klinikos principas dažniausiai būna. Tai yra,
pirma, tu turi surasti, kas tau patinka, nu, tai išsirinkti sportą, kuriame tu, žinai, vat kaifuoji, mėgaujies, taip toliau. Ten tu, vat, lysi į gilį, suprasi visus niuansus, ten po to ieškosi, kaip dar pagerinti vieną sekundę savo greitį ir visą kitą. Ten tu kapstysi duobes, nes tau bus įdomiausia suprasti, kas dar yra giliau. Bet dabar, kol tu tenais kasi, tiesiog tau reikia iš šonų biškai pažiūrėti, ko tau neduoda tas dalykas. Ir vat tada pradėti pildyti savo arsenalą kitais fiziniais kūnais. Labai teisinga, aš irgi tą pačią filosofiją vadovauju. Exactly, tai dabar, žinai, tipo, svarstis ir štanga yra, žinai, toksai, kuris geresnis, čia, žinai, kaip tas pokštas tarp mano, žinai, manęs ir mano head coach'o kartais būna, tai yra, kuris judesys svarbesnis, tupimas ar traukimas nuo žemės. Čia, žinai, kaip sakytum, rinktis mama ar tėtis. Nazime, abudu yra svarbus vienodai. Netgi, bet dabar, papildymas. Aš gaunu svarsčių kilnojimų programas, tai yra surašytas laikai, intervalai, pakartojimų skaičius, svoris. Ir ten yra kažkur tai, 17, max 22 minutės darbinio proceso su pertraukėlėmis jau included. Tenai. Tai čia yra tik tai, o ten jau yra BFP, bendras fizinis pasirengimas. Ir ten yra tupimas, traukimas, ten pagrindė yra štangos traukimas prie krūtinės, prisitraukimai, lygiagreitės ir visi tie dalykai, kurie reikalingi kaip sinerginiai elementai svarsčių kilnojimui. Taip kad tai yra kompleksas. Aišku, mes jau dabar kalbame vėlgi, jau tokiem, kurie galbūt yra judantys sportuoti, užsiciklinę kažkur ir galvoja, kad čia yra vienintelė formulė, kuri kažką, nes jau tokia auditorijai kalbame, mes jau nukrypome į tos, nes jeigu mes kalbam plačiai auditorijai, tai viskas tvarko, jūs tik pradėkit, išsirinkit, pagalvokit, ar jums štanga labiau, ar jums svarstukas tas seksualus, žinai, susidomins. Jeigu norit štangos ir iš tiesų štangas turi tą tokią šarmą, tą tokią, žinai, stiprybės, nors viskas prasideda irgi nuo lazdelės, paprasčiausias. Sunkumų klinika, prašau, Juozas Jankauskas šitame grožyje. Norite svarstelio, už 7 marių sporto bendruomenę ateikit, ten yra nuo 2 kg iki 32 ir mes nukeliausime tą kelionę labai gražiai, įvairiai, kūrybiškai, seksualiai, kaip tu pavadinai ir panašiai. O kalbant apie tą universalumą, taip, man labai patiko tavo mintis. To, ko tu negauni, nepatenkini iš savo mėgstamos veiklos, turi pasipildyti. Man atsirado tinklinis paplūdimio, eina sau. Wow, ten nuostabus kardio, nuostabus, žinai, aerobinio darbo ritualas, rutina, kuri, man atrodo, aš vieną kartą per savaitę padarau, žinai, ir vos ne visai savaitėje man to pakanka. Ir čia tikriausiai vėl patirtis ateina. Pradžioje mes kažkaip užsigazuojam ant kažkokio vieno, o po to vėliau tu mastai, kaip čia taip pat visapusiškai ir taip toliau. Ir aš žiūriu, ir mano žmona taip pat pradeda daryti. Pasąmoningai, tiesiog net kartais nesuvokdama, bet, kūnas prašosi, kažkaip aplinkybės siūlosi ir Žinai, aš tokį matau beveik vizualiai šitą temą kaip tokia piramidė, kuri pati stato save iš apačios. Nežinai, tu išsirinki kažkokį vieną krūvį ir, žinai, yra tas toksai pirmas blokelis, kuris atsiranda nuo erdvėje įsivaizdavimas. Ir tada iš esmės, tą blokelį tu stumi į viršų, stumi, žinai, vis didėja. Bet esmės dabar jis pakankamai aukštas, kai jis pradės virsti šonus, jeigu vėjas papūs. Aiškiai, dabar tu ieškai, ką tu turi dar padėti po apačią, kad jisai kaip čia dabar būtų stabilesnis. Ir dabar, žinai, atsiranda, kad, kilnoji savo svaršius ir galiausiai tu kilnoji tik tais juos kažkokiose ribotos amplitudėse, nes gal jų nepadarai. Tai galiausiai pradeda riboti tai, kad tu pilnai net negali gal išsimesti, nes tavo peties amplitudės nėra tokios, kokios turi būti. Tai gerai, dabar tu pradėsi arba akcentuoti labiau, kad tu turi visą laiką užbaiginėti judesį, arba tu gal pradėsi kabėti tam, kad ištemtum peties sąnarį, arba gal pradėsi tai kažkokius plastiškumus ir mobilumo judesius, kad galėtum peties kapsulį ištemti, kad gyroje galėtum vėl efektyviau tai padaryti. Ir žinai, tu kažkur plastiškumą integruoji, kažkur tenais tinklinį pradėti, nes tu pradedi uždusti, bedarydama, žinai, 10 arba ilgesnės serijas. Ten, tu bildini ant vieno visus kitus faktorius. Čia tiesiog reikia, žinai, kažkurio metu, tokio, sakau, pažiūrėjimo iš šono arba sąmoningo elemento. Tai yra, kad kažkas iš šono pažiūrėjęs pasakytų, kur dar biškį tave traukia žemyn. Nes irgi tas čiūdas dabar yra, kur čia side topicas biškį šoko, bet dabar prasidėjo man studijos psichologijos. Ir jis yra vienas iš tų dalykų, kur tokia freudistinė dabar teorija analitinė praeinam ir sako, jūs galite įvardinti, kaip jūs jaučiatės. Aš jaučiuosi gerai arba prastai, ten malonu, nemalonu, piktas, susierzinęs. Ir jūs gal netgi galėtumėt pasidėti ir pagalvoti, iš kur tai kyla, bet tai yra tik tais jūsų emocija ir tuo pačiu tai yra jūsų, kaip čia vadinti, jūsų situacijos interpretacija. Bet jums iš esmės reikia terapeuto arba kito žmogus, kuriam jūs galėtumėte tai papasakoti, kai jis išgirstų, ar tai, ką jūs sakote, iš tiesų yra tiesa, ar gal biškai jūs tave gaudinėjat kažkokiam kontekste. Taigi taip ten, iš šono mes sugebam save pasižiūrėti. Netgi ir gyrą tu manytum kažkurio metu gal maniai, kad galėtum pasiskapdaryti, bet supranti, kad pasikalbė su kažkokiu čempionu ir supranti, lemba, aš kažkokių dalykų praleidinėjau, man reikia jo pagalbos.
Na, čia ir ateina, kad tu turite supti save kitais žmonėm, kurie yra tame, kurie to galiausiai povantis, tu čia praleidi dalykus. Neužmirši šitų dalykų. Man labai tavo dar mintis papildysiu, patiko, va, ką tu pasakei, kad kuomet tu įnyksti į kažką ir tu va, susidomėjęs tai darai, atsiranda tie gretutiniai elementai, kurie pradeda tave pildyti. Va, tas pats ten kažkur mobilumo, čia trūksta, norint pagerinti kažkokią techniką, ar rezultatą, ar kažkokią tai įtaką, kad padarytų ten kokybiškesniam dalykui, ko tu gyvenime niekada nedarai. O, žiūrėk, tu jau čia integruoji kelis pratimus, ten krūtinės lastą atidaryti, ten, žinai, ar pakibuoti ant to pačio skirsinio, kad peties sąnarį ten atlaisvinti šiek tiek ir panašiai. Po to tu supranti, kad mano disciplinai tam pačiam svarščiu čia ir ištvermės reikia, galbūt ir to tinklinio nebūtų buvę, bet aš dabar jį gavau kaip pramogą iš pradžių pabandymui, o po to supratau, kad jeigu aš čia gerai pavarysiu, pabėgiosiu, pašokinėsiu, palavinsiu sprogstamą jėgą, kas irgi yra sveika kiekvienam žmogui palavinti, kol mes dar ją galime, kol nepasiekėm ten to amžiaus, kur jau po to yra labai sudėtinga, žinai, tas greitasis skaidlos raumenų. Ir tuo pačiu aš galiu savo širdies kraujagyslių sistemą dar papildomai, žinai, ilgalaikėje toje, nes aš pamenu, dariausi beje aerobinės ištvermės testą, man kaip tik ir pasakė, kad intervalas tarp 135 ir 150 širdies susitraukimų dažnių, tame intervale pas mane kažkas ten truputį nelabai gerai veikia. Ir man reikėtų... Jo. Ir ten su laktato atspurmu, su kraujuku, su visko. Ir man va toje zonoje, sako, va tau reikėtų padirbėti ilgesnį laiką, plaukti, minti dviratį arba bėgti. Toje zonoje, žodžiu, aš dabar nepamenu tikslių. Dabar užkabinai, nepameni, kas ten buvo toje zonoje? Permušimai? Permušimai? Vat nežinau, kas buvo, nepamenu, žinok. Ir vat kažkaip nepasidomėjau, va čia tokia yra kliurka, bet man tiesiog buvo konkrečiai pasakyta, kad ten kažkas yra ir šioje zonoje aš turiu padirbėti, kad man tada jau gražiai susidėliotų visas ten nuo 90, nuo 80 kyla iki slenkščio, jau žinai. Ai, bet čia laktatą tuo metu irgi matavo. Ir laktatą matavo. Gali būti, kad tuo metu tiesiog tau greičiau laktatas kilo negu turėtų. Rūktino gali būti. Taip, jo, gali tai reiškia, tu netoleruoji visiškai aerobinio krūvio, ko pasiekti. Toje zonoje. Supratau. Taip, gali būti, jo, nu tai va. Tai čia, aišku, buvai arba tu buvai pernelyg sprogstamas. Nu, sakė, kad galios turiu daug, žinai, ten išlaikiau ten toje zonoje, ten tos. Palauk, tai teisingai, tu tiesiog esi, čia, su visa derama proga, tipinis krepšininkas, kuris yra labai sprogus, bet nelabai efektyvus ištvermiai. Kitaip, tu labai daug gali galios sugeneruoti iš to, kur tu esi, bet tu negali tos galios ilgai rodyti. Iki aš pastebėjęs, visi, kuo profesionalūs atletai, tuo yra sprogesni, bet to pačiu ir ištvermės jie turi vis mažiau. O kuo labiau eilinis žmogus, tuo jis daugiau yra ištvermingesnis, bet sprogumas jiems yra visiškai svetimybė. Na čia, nuokrypis šiek tiek. Taip, tai va, tai tas pasipildymas ir čia tikriausiai, va, vėl, kaip mes tavimi ten prieš filmavimus dar truputėlį kalbėjom apie tą tokį, žinai, kaip treneris tampa vienas iki paciento, o kitą kartą ir pats atletų pabūna, žinai. Tai tas žingeidumas ir noras žinoti tam tikrų dalykų, kurie yra svarbus, nesvarbu, kad tavimi rūpinasi, bet čia man labai patiko, kai filmavau kažkada Vytenį Trumpicką, Lietuvos rinktinės sporto misijos skytą, Gijos. Žinai, tai jis irgi sako, kaip aš tapau, sako, to, ko esu. Sako, aš gavau kryžminių raiščių traumą, ten jisai jau ten 14 suslidinėjimų, ten tas pasi per tą patį kas kelis metus, žinai, ir kada mane paguldė, pradėjo operuoti, man pradėjo įdomu daryti, o ką jūs ten operuoja, žinai, o kas ten prie ko, žinai, kad ten išvaloma, o kur ten prie ko prilydoma, iš kur čia paima čia tada biopsija, žinai, ten to, žinai, raiščio naujo, ir jis pradėjo domėtis, ir iš to jam taip gimė, žinai, tas noras visą tai išsiaiškinti, ir jisai pradėjo mokytis, pradėjo dar gilinti žinias ir tapo kietų ten sporto medikų. Taip. Tai čia va tai yra ta tema, kur yra be galo svarbi. Va, mes dabar esame paskendę tame žinių sraute ir vėl kalbant, aš norėjau tau užduoti klausimą, kaip tu Juozai manai, kodėl žmonės nejuda, kodėl žmonės, anksčiau gyvenimo būdas, gal kažkokia tavo ten ta kultūrinė, gal tu iš kažkokio regiono, ten iš kaimuko, kur tu prie ūkio visada buvai ir galbūt ten tau sportas buvo tas paprasčiausias ūkis ir mes ten, gal tu kažko nežinai, gal tavo draugų ratas, šiais laikais, žinai, kai tu jau, viską, tau tiesiog net atrodo, tau siūlo jau iš kiekvieno kampo tų variacijų, aš jau nekalbu apie pažangą technologinę, tą visą vizualinę, kaip tave gali suviliot judesys vienos tokios formos rūšies ir panašiai. Kodėl tai nevyksta, žinai?
Kodėl žmonės vis dar, kodėl jiems reikia vėl tą patį ir tą patį dviratį kiekvienoje tinklaladėje, kiekviename socialinės medijos istorijoje kalbėti, sakyti, pradėkit, darykit, nes bus taip, nes bus anaip. Ir visi žino. Tu ką besutinki, visi, jo, žinau, tai ką, nu tai jeigu svorį nori numesti, tai va ten kalorijų deficitą pasidarai, ten baltymų kiekį padidinti, tada, visokius tokius dalykus, viską, atrodo, viską žino. Taip. Bet kai ateina laikas, supranti, daryt, ar čia yra dėl to žinių pertekliaus, gal, aš žinai, buvau pamastęs vieną tokį kartą dalyką, kad tai gali būti dėl to, kad žmogus turi ant tiek didelį informacijos kiek ir srautą, net ir ta tokia teigiama informacija, kad smegenys nebesugeba to apdoroti ir tiesiog vyksta atmetimas. Ir tu tiesiog jau nebesugebi akumuliuoti tos informacijos. Jeigu ta informacija būtų per pirmą metų ketvirtį visai, ten, tarkim, imkim Lietuvą, visai Lietuvos populiacijai, išmesta, o likusius 3 ketvirčius nebūtų rodoma, tai galbūt jie su to 1 ketvirčiu ir sugebėtų išvažiuoti ir sakytų, kad o žiūrėk, daugiau informacijos nėra, bet palauk, kaip ten buvo, jo, generuotų, akumuliuotų, gal kažką darė, aš nežinau. O gal per to didelio kiekio informacijos, supranti, mes ir, ne mes, o... Suprantu, iš kur kyla. Blemba, neįsivaizduoju. Aš panašus dalykus pastebėjęs iš tos kitos. Dar truputį. Pavalik. Žmonės vis tiek, mums atrodo, kad jie juda. Ne velnio jie nejuda. Pavyzdžiui, aplink mane ten, kur nepažiūriu, wow, visi labai fainai, bet toks yra mano ratas. Socialinis burbulas, kuriame mes gyvename. Taip. Ir jo, aš turiu tą turbūt irgi iškreiptą vaizdą, nes aš matau tik tais, kai kažkas nepaeina su judėjimu, arba jeigu nejudi visiškai, tos dvi pusės, arba savsiem nejudrus, kuriems iškyla problemos, vien dėl to, kad nejuda, ir kiti, kurie juda neteisingai, ir tada iškyla problemos. Bet manau, tu visai pakrapštęs esi teisingą atsakymą, iš ko tai kyla, nes čia. Ar tu manai, kad žmonės grindžia savo gyvenimą savo loginiais pasirinkimais? Tam tikri gal žmonės nebent. Ja, bet mažuma, aš nedrįsčiau sakyti, kad, žinai, aš darau tai, nes tai yra logiška. Didžiąją dalimi tu darai tai, nes tu jauti, kad tai reikėtų daryti. Čia mano vieno mokytojo mėgstamas buvo pasakymas, kad mes padarome sprendimus ir vėliau juos racionalizuojame. Aš nusprendžiu, kad aš noriu bėgti, aš bėgsiu ir besirengdamas batus pasakysiu, nes prasibėgus bent geriau valgysiu, geriau virškinsiu, tas mes šį prasibėgu, aš bėgu, nes tai man sveikatai ir numirsiu vėliau. Tu po tos pateisinimus. Tai, bet fundamentaliai mes tokie, žinai, čia gyvūnai ir bežionės, kurie tiesiog nori daryti dalykus ir ieškau, kodėl turėtume ir kodėl neturėtume. Tai, ir čia aš labai taip skeptiškai atsakysiu, tai yra, aš manau, kad žmonės per mažai laiko skiria pajausti save. Ir čia, žinai, kiek dažnai žmonės atsisėda ir pagalvoja, kaip aš jaučiuosi. Nes čia pat kalbame tą patį informacijos streamą, žinai, tasme visur reikia daryti tą, aš turėčiau žinoti tą, žmonės ir išmoksta, jiems į galvą įkalta, kas yra teisinga, nes visų tų, kuriuo aš paklausiu, kaip žinai, ateina ir skundžiasi dalykais ir aš tada taip, okei, o kiek miegat? Ten miegu mažai, okei, tenais kaip valgote? Čiut ne kaip kokiam klausinė, kai pradedi klausinėti, tada jie patys išgirsta, kad jie daug dalykų nedaro ir tada taip, bet jūs suprantate, ką reikėtų daryti. Taip, tai tiesiog padėkit pradėti. Gerai, tai padėsim pradėti. Nes kai žmogus pats tai garsiai pasako, jis supranta savo spragas. Ir čiut jis yra paskendęs pats informacinėme tokia sraute, bet jos yra tiek daug, kad jis yra nustelbiamas į tai, kad jis niekada net nepagalvoja, o ko jis pats labai nori. Čia čiut net, žinai, kaip tos mados, kokias būna ten, pažiūri, kad dabar Instagram'e ten madinga, ten mergaitės kaip apsikirpti kažkaip, ar ten kokius rūbus užsidėti specifinius. Ir visi to siekia, arba taip kerpas ir ten taip rengiasi. O kaip tu nori apsirengti? Kaip tu pats nori apsirengti, ne kiek, žinai, ką tu nori atkartoti, nes čia biškai yra to, kad mes turime kažkokius idealus išsikėlę, tik tais tie idealai dabar jau yra, žinai, sraute informacinėme ir bandome tuos idealus atitikti, bet neracionalizuojame, koks mano asmeninis idealas. Na čia, žinai, reikia laiko pakvėpuoti žmonėms. Ir čia aš manau, kad dažniausiai, kai tu padarai šiek tiek netgi nejaukios tylos, ir aš nekalbu, žinai, kaip čia dabar, kad kasdienybė reikia sėdėti tyloje, kiek labiau turėti pauzių tarp tam tikrų sakinių, kad tu pats pagalvotum kartais, ką pasakai. Nes, pasakai ir taip, ar tikrai aš taip galvoju, ar tiesiog aš iš emocijos dabar taip šneku. Kartais reikia pakvėpuoti, ką aš noriu pasakyti. Iš to kyla problemos. Sutinku visiškai. Ir bekalbant tau, irgi pavyzdžių ir mano gyvenime, ypatingai iš sportinės veiklos, kai žmogus ateina ir tu jam sakai, kad, sorry, ten žinai,
viena koja trumpesnė gali būti, ten tu matai, kad pas jį ten, žinai, problemų N, petys nusileidęs ir tu žinai, kad mes šitoj treniruotėje, žinai, nu, ne jo stilius yra, tau reikia idealus kelias tau būtų nueiti pasidaryti kokį nors lengvą tyrimuką, kad tave apžiūrėtų koks nors geras specialistas, sporto medikas, kinesterapeutas, įvertintų tavo būklę, kažkokį tai galbūt šiek tiek pabalansuotų tave, paruoštų tave krūviui teisingai ir panašiai. Ir tada tu galėtum prisijungti drąsiai prie mūsų. Ne, aš arba nieko nedarau, arba noriu tada dabar. Ir tu galvoji. Nu tai tada tikriausiai bus tas pats kelias, tik tai iš kitos pusės. Reiškia, tu ateini, susivarai, tau bus blogai, tu tada nueisi ir tada viskas prasidės nuo to. Na, bet kažkaip tikriausiai taip žmonės iš pradžių padaro. Čia beveik tas natūralus stabdis, žinai, kūno įvyksta, nes, nu, tasme, jeigu tu taip tiesiog atkartoji kažkokius dalykus, kurie nebūtinai tai, ko tu nori atkartoti, nu, bet pagavai praplį tiesiog, nu, nežinau, čia nenori disint, bet, nu, ten, koks nors ten yra treneris, pas kurį jis vaikšto, nueini pasytinais, jisai, žinai, irgi tas buzūnų vipina, tu irgi, tipo, o, kaip smagu, žinai, aš jau pagaliau darau tos dalykus, kaip jis daro, aš ten, žinai, gausiu medalį kokį nors, bet, nu, ten pist ir tai žinau, kelius pradeda skaudėti, nugaras surakina, nu kažkas įvyksta. Ir dažnai tavo kūnas literaliai, žinai, kaip aš taip bandau interpretuoti, taip, žinai, patraukia tave už tų vadžių, žinai, maždaug sustok, dabar atsiklaupk ir pagalvok, ką tu darai negerai, nes, nu, dabar jau judėti nebegalėsi kurį laiką, kol nepagalvosi, ką tu turi daryti. Tai, žinai, kūnas, kaip ir visas gyvenimas, tave galiausiai sustabdo nuo durnų pasirinkimų, tiesiog, žinai, klausimas, ar tada, kai nesustabdo, ar tada dar pradedi galvoti. Nes būnai tada negalvoji. O ką mums daryti treneriam, Juozai? Tokiu atveju. Ar mes turime sakyti sorry ne, bet tada tu turi šansą, kad tas žmogus niekada nepradės judėtis ir toliau sėdės ant sofos užkipsis pulteliu ir gazuotų gėrimų. Ar tu jam sakai, okei, varyk. Ir tegul ten kas nutinka, tas nutinka, žinai, aš taip jau perdėtai, taip nebūna, bet čia tiesiog jeigu taip. Bet už tai tu tada pradėsi kažkokią tai savo savigydos kelionę, žinai. Taip. Tai nežinau, aš tai renkuosi tą antrą variantą, žinok, visai neretai, žinai, kartais, nu, aišku, ateina kažkokios edukacijos dar truputėlį į tą visą pusę, bet. Aš, žinok, visiškai lynu į tą pačią pusę, žinai, čia vėl, pas tarp mūsų nėra jokios kontroversijos, nes tu jau geriau man pradėk daryti bet ką ir susitrumuok ir tada, žinai, iš naujo pradėk analizuoti, kaip daryti teisingiau, negu nedaryk visai. Aš, tarkim, kaip persona, aš labai nemėgstu socialinės medijos kaip įrankio, nes man atrodo, kad tiesiog tai labai tai veikia mano smegenis to principu, kad tas angliškas žodis yra hijack. Tai yra visus mano receptorius pagrobė ir aš dabar tiesiog noriu čia gyventi, o nebūti realybėje. Tai žinai, ten sudėjęs dėl to pilna visokių saugiklių, kad tenais nebūtų visokių signalų po tam tikrų valandų, nebūtų spalvų po tam tikrų valandų, kad kuo toliau būčiau nuo to ir skirčiau laiką šeimai, aplinkai, žmonėm ir taip toliau, kas yra mano pasaulis tikrasis. Net jeigu ir jūs pačiumpa visas šitas dalykas ir jūs išneša kažkur kažką daryti ir dėl to jūs galiausiai sustrumuojat, viskas gerai. Čia yra dalis proceso mokymosi. Kaip čia irgi kitas gražus pasakymas, kurį dažnai kartoti turiu saviškiams klientams, tai yra, kaip ten tas yra, jaunystė virsta patirtim per skausmą. Tai dabar, tai, kad tu dabar kažką, jautiesi puikiai, kažką pradėti ir to pradeda skaudėti, nuostabu. Tuoj kažko išmoksi. Kažką dabar tu pradėsi klausyti, atidžiau ir ieškoti ir dabar tu klausinėsi tavęs arba kito trenerio, o žiūrėk, kodėl man skauda, o ką man daryti? Nu čia, žinai, ką aš nebet galiu norėti visiems būti, tai yra būti nuoširdesniams ir, nu, kaip čia, nelipti aukščiau savo kompetencijos. Čia kaip aš nebandau komentuoti kardiologinių problemų, nes nu aš ne kardiologas. Žinai, aš suprantu judamąjį aparatą, aš suprantu nugaros skausmus, bet aš nesuprantu endokrininės sistemos iki galo. Čia yra kiti, kuriems aš atiduodu, bet to paties iš savo, žinai, ar savo kinezių ir kitų trenerių visą laiką prašau, tai yra, nu, nelipkim aukščiau savo kompetencijos, nes galime apgauti žmogų. Ir čia turbūt blogiausia, su kuo aš galiu susidurti, tai yra, kai žmonės tas frazė, tai yra nocebinimi, arba nunocebinti, kaip čia, taip negražiai pasakysiu. Ką čia reiškia? Kaip yra placebas, yra tas, kuris iš esmės, tu tiki, kad veikia ir jisai ale veikia. Na, kitaip tariant, turim minčių galia. Jo, minčių galia suteikia pozityvų efektą kažkam, kas iš esmės neturėtų efekto. Nocebas yra priešingas. Tu suteiki neigiamą efektą kažkam, kas šiaip neturėtų efekto. Ir čia yra kartais problema, kur žmonės, tarkim, ateina ir tu jiems pasakai, nu tai jums, žinai, va dabar klasika, tas yra nugaros skausmas. Įsikalbėjimas? Įsikalbėjimas. Tas toksai blogo dalyko. Blogo. Tai dar blogiau, jeigu kitas specialistas jam arba kitas, kai kažkas tie specialistas jiem įteigia šitai. Ir čia, žinai, ateina iš kokio nors kito kinezio arba kito trenerio arba nedaug dėjai iš kokio kito mediko, žmogus, kuriam tenais yra kokio nugaros išvarža. Ir va čia kaip tik buvo praeitą savaitę viena penkiakovininkė buvo atėjus pas mus. Pas ją tenais kinezių prikabintas, tenais yra disbalansas kūno, koja trumpesnė, kažkas ten dar sulaikysina, arba tenais, man atrodo, lygsvaros problemos ten per centrinę sistemą bandė aiškinti.
Ir tasme, visus šitos išgirsti dalykus ir tada sakai, nu gerai, tai vis tiek pradėsime, įsiverkim bendrinius dalykus, tai tiesiog, nu kaip tavo, žinai, kiek tu simetriškai judi, ten, žinai, ar ten tūpdama, ar ten keldama, ar ten kitokius dalykus darydama, tai kiek iš tiesų, man reikia pačiam dabar suprasti, ar aš matau tą, kas čia aprašyta disbalansus ir nematau. Ir tipo, žinai, matau, kad, nu, kai pati daro, ten svyrai vieną pusę, bet tada, kad paprašau ten įkvėpti normaliai, tenais, kad sulaikytų to korseto visus raumenis vienalyčius, tą valsalo padaro, tada, kad, žinai, krūtinė išpūsta, tada simetrizuojas visas tas disbalansas ir viskas darosi simetriškai. Aš taip sakau, nu tai gerai. Tu turi visokių disbalansų ir ten asimetrijų. Fundamentaliai aš manau, kad čia yra kvėpavimo problema, nes tu nemoki laikyti valsalvos judesių metu. Ir tuo pačiu, pagal tai, kiek tu man dabar rodai, kad tu gali išjudinti, nu, tu tiesiog turi silpną posturalinę grandinę arba galinę grandinę. Nu tai man reikia, kad tu išmoktum valsalvą laikyti ir man reikia, kad būtų stipri, žinai, galinė grandinė. Tai, žinai, mes galime tą mokytis, žinai, su traukom, galim stopimais, galime skirtingais įrankiais. Ir, žinai, bet man negalim jėgos daryti pratimų. Sakė, kad man umės mano disbalansas. Ir dabar turiu sėdėti su žmogumi ir aiškinti, ką kitas blogai pasakė, ir aš dabar turiu tikėtis, kad manim patikės, o nelaikys tą seną įsitikinimą kitą, kuris yra neteisingas. Ir čia yra mūsų nocebintas. Jis yra išgąsdintas daryti dalykų, kurį uždaro keliantį išspręsti problemas. Tai čia dėl to yra tas toksai didžiausia kritika, kurią aš turiu labai neigiamą. Nekalbėti už savo kompetencijos ribų. Nes tu taip gali padaryti blogą, toliau žmogui spręsti savo problemas, kai nebeišlips iš jų. Labai svarbu. Ir netgi, kai ateina su tom bėdom kažkokiom, ir tau pradeda skūstis kažkur tai kažkas, tai geriausiu atveju iš vis tai praleis pro pirštus. Viskas gerai, nepergyvenu, nu, kad jeigu ten ir yra. Po to gali su juo pakalbėti, ten paklausti, ten, kaip dažnai, kaip ūmai, pažiūrėk, kaip tau jo organizmas šiandien jausis ten po treniruotės ir panašiai. Nu, tokį jungi psichologinį paprastą gražų žaidimą, prieimą prie kliento. Nu, neperspausk jo, žinai, turėk protą. Ne, tai taip, jau mes tada turim, vis tiek išgirstam. Juk mes pakalbinam apskritai, ką tu veiki, kur tu, kokios problemos turi, neturi. Bet jeigu ten labai dažnai būna, o man šiandien tas, o man kažkodėl tai tas, tai nieko, tai čia viskas gerai, va tuoj pabandysim padaryti, apšilsim, pažiūrėsim truputėlį, padarysim mobilumo pratimų, pasakysim, kaip tada žiūrėk, jau ten ir pamiršta ir jau nieko nebesijaučia ir taip toliau, bet vat tas toks, aš kažkokią turėjau dabar labai įdomią dar tau remarką kažkaip dabar, mes taip klydom ten iš šonus kalbėdami, gal prisiminsiu. Ne, čia, gal ir atgaminsi. Man labiau, žinai, dabar aš už tavęs užklausiu, nes tu buvai šitą palikęs prieš tai minti, tai yra kažkokį klausimą turėjai. Dėl savęs. Aš turiu plyšusi dvigalvių šlaunies raumenį, vieną galvą. Žinai, ir aš kada tupiu su štanga, aš netupiu su sunkiais svoriais. Nu, ten. Kas yra sunku? Iki 100 kg. Nu, ta prasme, su labai sunkiais. Ten, aš nedarau tų 2-3 repų ten tokius. Aš einu ten tiek, kad galėčiau 10 pritupimų padaryti, kalbant ūkiškai, žinai. Labai stipriai tai nesigilinu, gal reikėtų, bet aš pastebėjau, kad aš padarau deep squatą, atsitupiu giliai, iki pat apačios ant kulniukų, mano kūnas truputį pavažiuoja, žinai. Ir tada aš pagalvojau, tikriausiai tupiant su štangyte, nu, ten nesikeičia nieko. Dėl to, žinai, vienur įtampos daugiau yra galinė grandinė, kitur tik tai vieną galvutę laiko. Vienas laikas nuplyšęs. Taip, vienas raumuo. Ir ką man tada dažnai daryti? Ir aš tada, žinok, nuo to laiko, nu, į pritupimus einu tik tai savo biškį specifiką, tai yra ten nesaugus svoris apie 40 kg ir aš darau negilius pritupimus su šuoliukais, nes, na, man stumimo veiksmui reikia to nedidelio, žinai, sprogstamos jėgos elemento, ta pirmas dipas vadinamas, kuomet aš pritupiu, išstumiu svarsčius į viršų. Tai va, tai praktiškai apsiriboju tais, o kalbant apie štangos panaudojimą, tai tada aš darau įtupstus, žinai, su štanga užsimetęs ir panašiai. Su trauka, nežinau, nes labai sunku į save pažiūrėti, nes nelabai turiu galimybių, kaip yra toje stadijoje. Bet iš pojūčio aš jaučiu, kad viskas kaip ir atrodo nors traukoje turėtų labiau jaustis. Bet jo, tai vat, bet trauka kaip ir irgi, na, žinai, ten ne tik tai sėdmenis, nugara yra ir taip toliau, tai man pavyzdžiui tokia grandinė visa. Jo, ir aš kada padarau, žinok, aš sąmoningai truputį bandau mesti ten, į tą savo mažiau funkcionuojančią pusę. Turiu omeny, kad aš traukiu, aš truputį ten, Ar pas tave pilnas plyšimas ar dalinis? Pilnas. Pilnas, visa galvos, jo. Kas buvo įvykę tuo metu? Ant špagato atsisėdau, kai krepšinį žaidžiau. Ant špagato atsisėdau ne savo norų, aš kovau kamuolį, nuslydo ir ant manęs užvirto ir tada tiesiog buvo išvažiavusi koja nuo kulno, nuslydo ir buvo garsas.
Okay. Išnešimas, Jo. bloga diagnozė, nesiuvo, nedarė operacijos ir po 3 mėnesių nuėjau pas tutkų, tai kad sako, ką tu vaikeli čia jau. Ne, jau retrakcija įvyko pilna raumens ir nebeprisiūsiu, o jeigu prisiūsiu, tai tiesiog turėsi dar sudėtingesnį mechanizmą. Jo, jie sakė, PM visų pirma ar operacija pavyks, tai reabilitacija labai sunkiai ten. Okay. Tai tavo klausimas yra koksai? Ar man pritupimus daryti ir iš vis galima su svoriu ant nugaros? Okay. Taip galima. Visų pirma galima, bet jeigu tu darai, problema gal čia yra, nereikėtų tau daryti pritupimų, kurie yra pilnos judesio amplitudės, kitaip tariant, estų gresas tas vadinamas. Šito gal sakyčiau vengti. Vien dėl to. Aš tokių ir nedarau. Bet kai sakei, matai, prieš tai sutupiai giliai. Aš tik tai tupiu su savo kūno svoriu. Čia yra tam pasižiūrėjimui, pasitikrinimui. Okay. Jo, ir tu greičiausiai nusvyri tą pusę, kur yra sveikas. Taip. Jo, nes ten, matai, tiesiog daugiau yra lėtinės trakcijos arba lėtinio tempimo, vien dėl to, kad dar skadulus yra visus lyginant su priešinga pusė, tai visą laiką būsi pulinamas į tą pusę, kas yra, čia yra labai geras pavyzdys, kad tai yra, tu turi jau struktūrinį pakitimą, kurio fundamentaliai nebeištaisysi. Nes tu turi, čia kaip trumpesnis kaulas arba jau nebėra vieno iš raumenų, tai nėra, su to reikia gyventi. Taip. Bet dabar tu iš esmės, jeigu mūsų tikslas būtų tiesiog kalbėti apie, kad tu nenori, kad dominuotų priešingą pusę per daug, tu nenori iš esmės pernelyg intensyvių ilgos amplitudės judesių galinėje šlaunyje, kol tu darai judesius. Paprašiau šnekant, aš turbūt jeigu rinkčiausi konservatesnį approachą tą, kurį dabar tu darai, niekada nedaryti super sunkių svorių ilgiems kartojimams ir dar gal labiau akcentuoti, nedaryčiau lėtai nieko. Greitai yra viskas gerai, nes greitų metu pasiims viską daugiau priekinė grindinės galis. Kuo greičiau arba kuo sunkiau ir kuo greičiau, tuo tu labiau turėtum iš esmės daryti trumpesnės amplitudės, o jeigu ir tu norėtum ieškoti kažkokio balanso, tu fundamentaliai nerasi jo. Čia gal irgi, žinai, vienas yra kraksas. Tai yra, tu nerasi, kad tu simetriškai dabar atsitūptum ir tai niekada nebus simetriška. Jie visiškai apleisti judesių, kur turėtų vienodai sutirpti abi dvi pusės, negalima būtų praleidinėti, nes tu turi išmokti simetrizuoti, kaip dubiniui suprasti, kaip dirbti kairiai pusė, kai ir dešinioji dirba. Tai čia biškai, žinai, yra centrinės nervų sistemos treniravimo ypatumas, bet tu turi daryti, šoku tam tikrą duobę savo galvoje dabar, kad ne į matematiką nulysti. Nedaryk ilgų amplitudžių. Nes jas tik pačios ir sunkiai. Bet tu turi daryti ilgas amplitudės su užlaikymas ir visom pauzėm bent kartą per savaitę. Kitaip tariant, tu turi nusileisti, kad žinai, kad ir tenais normalų squatą, ten lobarą, hebarą, tarsime, sustoti apačioje, biški palaukti ir esmės tu visą laiką turi galvoti, kad tavo dubuo būtų įsitempęs, nes tavo dubuo dabar turės pasimti daugiau darbo, ką turėtų šiaip tavo šlaunys pasiminėti. Kitaip tariant, tu turi dabar po truputį perdominuoti, kad tavo nebe šlaunys dominuotų judesiuose, kurie yra pastoralinis grindys su tavo klubui, kurie yra simetriški, aš turiu menį. Nes asimetriškai, čia žinai, tu iš esmės tai, ką dabar pasirinkęs daryti, yra teisinga. Eiti per asimetrinius judesius, bandyti limituotas amplitudės. Dabar mes einam į tą approachą, mes pašalinam iš tavo judesių galinę grandinę arba šlaunies dalį grandinės. Aš norėčiau, kai jinai būtų vis dar tenai. Dėl to aš ieškau tai, kas būtų neskatinančios dar didesnės asimetrijos. Aiškiai, ne tokio sunkaus darbo ir tais kontrolinio darbo, ten, kur tu sustoji ir lauki ir bandai tiesiog laikyti įtampą. Tai va, toks būtų approachas. Jo, supratau. Gerai, tai kažkas panašaus. Nes tu kažką ir tokio darai. Čia, jo. Tu vėlgi, tu pakankamai gerai jauti savo kūną ir yra labai lengva kalbėti visą laiką su žmonėm, kurie yra jau atletiški ir sportuojantis, nes, tu jauti, kas tau yra teisinga. Jeigu tu pradėsi jausti, kad tu shiftinsies per daug į savo sveiką pusę, tu nustosi daryti tai, kas tai shiftina. Žinai, Jozai, dar toks yra geras pavyzdys, kuom galiu pasidžiaugti iš savo pusės, kad tai jau yra 11 metų, kai tai yra nutikę ir aš nežinau, kaip čia nesakyti, aš, neturiu pasiekmės tokios akivaizdžios, kad nes tai yra rimta trauma šiaip. Ir jeigu žmogus nieko nedarydamas būtų su nuplyšusiu vienu raumeniu, tikrai kažkur tai mestusi, skausmai jaustusi, sanariai kažkur perimtų, kompensacija vyksta kažkur tai natūraliai. Ir aš to neturiu. Ir jeigu aš to neturėdamas dar sugebu ir varžybose nuvažiuoti, paraut 150 kartų, kur dominuoja užpakalinė grandinė, kuomet darai mostą atgal, vienoj pusėje, tada kitoj pusėje, kur neturiu dar jėgos vienoje dalyje. Tai irgi sako, kad matyt kažkur tai, Tu esi klasikinis pavyzdys gero fizinio parengtumo. Taip tariant, jeigu žmogus yra, vėlgi, nepraskipnės kažkokių bendrybių,
Nu, čia, bendrai sveikas, tai kaip žinai, mes vadintume jį. Matai, net jeigu ir tau nupokšės vienas iš kryžminių raiščių, net jeigu tau yra ten bus koks nors, Jesus, gerai, patirsi stuburo traumą, kur tau tenais nulūš viena iš stuburo tenais slankstelių dalių, nu, ten kaip čia, toks padiklas arba tokios kojytės. Jeigu tau visas aplinkis raumenynas yra pakankamai tvirtas ir geros kraujotakos, uždegimas bus trumpas ir net jeigu ta vieta nebebus funkcionuojanti, tu rasi kaip iš vidų kompensuoti. Stiprus kūnas iš esmės yra buferis tiesiog tau. Kitaip tariant, tokios asimetrijos tavo atžvilgiu. Čia, tarkime, ar aš turėčiau skoliotišką žmogų, kur irgi turim tiesiog stuburo asimetriją visiškai, ta baisė, sakykime, ten daugiau negu 6 laipsnių, kai 16 laipsnių, kur visas persisukęs būna žmogus. Stuburo neištiesinsiu. Daryk tu, ką nori. Ką aš tada bandysiu padaryti, čia, žinai, kaip aš irgi pasijuokti iš to noriu, pačios įstaigos viduje, kur mes padarysime tavo kompensacijas tokias stiprias, kad jos galėtų kompensuoti visą likusį gyvenimą. Nes jeigu nedarysim jų stiprių, tai ta kompensacija, kadangi tie raumenys, kurie bando kompensuoti, jeigu yra silpni, jie tiesiog spazmuos. Taip. Tai jūsų diskomfortą, skausmą, tu bandysi dažnai tampytis, tada žinai, kai tempsies gerai, nustos tampytis, po poros valandų vėl blogai. Dar skersinio į masažą dar nueisi pas manualistą dar. Ja, ir tu ieškosi visų būdų, vietoj to, kad tiesiog, žiūrėk, jeigu tavo kūnas kompensuoja, padaryk tą kompensaciją stiprią. Jo. Aplinka ir suka, žinai, tarkim, tos dalykai čia. Ar mes bandome pašalinti problemą, ar mes bandome, kaip čia, žinodami, kad problema nėra pašalinama, uždėti kažkokius karkasus aplinkui, kad tiesiog jinai nebūtų, kaip čia, limituojantis tavo faktorius. Tai čia turbūt viena iš tų pagrindinių dalykų, kaip bet kada, žinai, ateini pas bet kokį gydymo specialistą, žinai, tas, ką jisai su manim dabar darys. Ar jisai bandys eliminuoti čia simptomą, ar jisai bandys surasti, iš kur šaknis yra simptomų. Nes, ilgalaikė prasme, ir gal čia, žinai, mano, gal sporto mediko dalykas, mano tikslas yra, kad tu galėtum svarsti kilnoti visą likusį gyvenimą. Tai ką reikia man padaryti, kad ta koja niekada nepadarytų taip, kad tu negalėtum svarsčių kilnoti. Taip. Ir, žinai, galvoji apie dubinį, galvoji apie bluzdas, galvoji apie visas kitas struktūras, nes to aš nebeprisiūsiu. Kas dar turi būti stipresni, nes kai šitas neveikia, kažkas kitas daugiau dirba. Kas tas kitas ir ką reikia su juo padaryti. Nes čia būtų ta problemos išsprendimas, nors techniškai problema yra toje kojoje. Darysim viską aplinkui tą koją, bet ne tą koją, nes tą koją nepajudinama. Ir nebūtinai reikalinga šitoje vietoje, Juozai, toks pavyzdys kaip mano, nes toks pavyzdys kaip mano yra tikriausiai plius minus, šausiu dabar, bet aš manau, kad tos 50-60% žmonių, aš manau, kad turi panašų disbalansą net ir neturėdami traumos tokios kaip mano, žinai. Taip. Nes mano trauma jau natūraliai priveda prie kažkokio ten to, bet kaip tu ir sakai, tai žmogus, kuris nieko neveikia ir kuris ten sėdi daug ir kuris galbūt kažkurio ten pusė dar labai dominuojanti yra, dar labiau išryškėja, kai tu nieko, ta dominacija, kai tu nieko neveikia ten fiziškai, fizinio aktyvumo prasme. Tai yra lygiai tas pats ir viskas, ką tu dabar pasakei, tai tinka ne tik tai mano pavyzdžiui, aš prie to norėjau privesti, kad mes ne tik apie mane kalbame, bet kalbame absoliučiai apie didžiąją žmonių dalį. Aš taip sakau, vėlgi šaunu, bet man taip atrodo ir aš taip nujaučiu ir aš taip matau. Todėl papildysiu, tikriausiai kiekvienas iš mūsų turime išvaržą ir tiesiog su ja reikia... Kiek tu metų? 40. Tai tikimybė yra 40%, kad turi išvaržą. Tai aš ją ir turiu. Tai va, tai... Aš kažkada filmavau savo laidai gaisrininkus ir gaisrininkai turi tokią stipriausio gaisrininko rungtį. Okay. Jo, jie turi tokias varžybas. Aha. Ir ten jie turi padaryti hell of a job, ten belenkas. Jie ten bėga į 3. aukštą su visa amunicija, su kaukiam, su viskuo ir su šlangu. Ten tada turi nusileisti, ten tada turi... Pačiam gale yra trauka. Taip. Ir tu turi traukti taip. Ir žodžiu, tas specialistas, kuris ruošia mūsų čia Lietuvos ar Vilniaus, ten nežinau, kokios tai bebūtų tame gaisrininkų paruošimų centre, ten yra žvėris, šiaip iš principo tu jį atvažiuoji, tu toks į tave, žinai, žiūri. Ir aš supratau, kad čia bus reikalų, šiaip iš principo. Tai ten gailesčio nebuvo man jokio, jisai įsivaizdavo, kad čia žmogus dabar atvažiavo, jis nežino, kas yra filmavimas, dirbti kamerą ir taip toliau. Jisai, reikia stipriausio gaisrininko konkurso, be problemų, dabar darysi tą, žinai. Ir paskutinė rungtis tą. Ir aš, kada pradėjau traukti, o ten nuduoktų man tą padangą tuščią patraukti žvirvės pririštą. Ne, jisai pavarė dar ten plytų, kad ten būtų ne tik tai žmogaus kūnas, bet ten, kad būtų, gerai patukusio žmogaus kūnas, žinai. Ir aš per tą, žinai, emociją, jokio pasirinktumo, kaip ir atrodo jau smegenys natūraliai tau šauna hiperekstenziją padaryti nedidelę ir ten, žinai, tą trauką gerą. Ir aš tik tai toks nedidelis. Ir man atrodo, kad tada buvo tai, nes aš po to iš lovos ten 4 dienas vos atsikėliau.
Ir tada po truputį kažkaip pradėjau, bet vėlgi. Skausmas buvo didelis, vairuoti buvo labai sunku, pirmi ten tie, kaip ką. Tiesiog nepaleidau nieko, aš natūraliai, organiškai jaučiau, kad po truputį atleidžia, nes kūnas turi savybę gydytis pats. Ir aš tada vėl po biškį grįžtu prie savo įpročių. Nu, ar aš nebejoju, kad jinai niekur nedingo, jinai tiesiog toliau yra susitraukia. Jeigu tikrai išvaža yra įplyšimas, kuris nesugyja. Jis surandėja geriausiu atveju, tai toliau ir vaikštai su tas skylė. Tai va, tai tiesiog turi kažkokį korsetą. Dabar pakalbėkime apie tos žmonės, kurie naujai ateina. Juk man patyrusiam tokiam biški labiau, kaip čia pasakyti, sveikatos puoselėtojui, ne sportininkui, ne atletui, tiesiog aš rūpinuosi savo sveikatą ir bandau ieškoti geriausių būdų. Jau yra šis bei tas kažkokį progresiuką pasiekti ar kažkaip. O tas, kuris ateina šviežiai, jam juk rezultatas bus ten per pirmas 2 savaitės jisai jau visiškai kitą kūną. O jis eksponentiškai gerėja. Taip, jisai ta prasme po pirmų ten savaičių, po pirmų kelių kartų jam jau ten, nekalbu apie emocinį pasitenkinimą, bet tai iš vis yra. Tai vėlgi, va, truputėlį motyvacijos dozės tiem, jeigu mus klauso kažkas, kurie yra ant tos sprendimo ribos, nežino ką daryti, arba labai tas iš vis dažniausias atvejis, man skauda, sportas ne man, aš negaliu, man ten gydytojas sakė, kad aš ten turiu 4 išvaržas, ten tą, 3. Kuo puikiausias pavyzdys yra, tas pats vyrukas Nojus Berlinskas, treneris, kuris irgi ten, žinai, jis ten riekauja, šūkauja, ten viskas atrodo, bet jisai kartais parodo labai gerų pavyzdžių. Kaip ateina žmogus pasako, pas mane, man ten darė operaciją, aš ten tą, man ten tą, ten kažkur, 6 priežastis, jisai ten, žiūrėk, pastovėk ant vienos kojas, pastovėk tą, pasilaikyk į senelį, pabandyk dabar nulipti nuo laiptelio su nedideliu pritupimu, su pasistebimu, ir ten, žinai, tu žiūri, kad po 3 kartų tas žmogus jau viskas jam apsisuka, galvoja, aš galiu, ir ten, va taip ta kreivė kyla. Ir va čia labai gražiai, realiai, ta situacija arba tas pavyzdys yra tinkantis toksai beveik distrakcijos, kur net jeigu žmogus turi tam tikrų įsitikinimų, tu gali pasodinti ir kalbėti ir sakyti, žinai, bombarduoti, kad gerai, čia nesvarbu, mes tą darysim, taip toliau. Tu lygiai, žinai, aplikuoji jo logiką, jisai supras, ką tu jam nori pasakyti. Tai tavo naudojam pavyzdį yra, gal ir ne per daug aiškinimo, kodėl tai bus geriau, bet tai suveikia netgi geriau, nes tada žiūrėk, čia kaip, žiūrėk į šitą ranką ir dabar aš tavo koją tiesiu, žiūrėk dabar toliau šitą ranką, dabar, žinai, aš pakelsiu šitą. Kai galiausiai, žinai, tu porą kartų tai padarai distraktindama žmogų žiūrėti kitus objektus, o negalvoti apie save, kad galiausiai, bet tu supranti, kad tu ką tik padarai visus tos dalykus, kuriuos tu negali daryti. Sakai, tai galiu padaryti. Ir tada jis, tai palauk, tai galiu vis dėlto. Tai čia, žinai, žmonėms yra sunku perlipti per tam tikrą dalyką. Ir čia, žinai, kartais aplikuoti logiką irgi neveikia, ko pasiekoja, žinai, kartais treneriai galintis yra daryti kur kas daugiau arba padaryti kur kas daugiau negu, tarkime, teniskinis ar medikas, nes medikas bando aplikuoti logiką, kad žmogus supras. Ne, kartais jau reikia pasakyti labai griežtai, o kartais reikia forsuotai priversti žmogų atlikti ir tada kažkaip labai greitai klikina, kad jam pačiam, kad lemą, tikrai galiu daryti. Dėl to yra, žinai, čia mano mėgstamiausias, kaip čia dar, brando šūkis yra to Nike, kurį, žinai, just do it, tiesiog pradėkit kažką daryti ir vėl grįžtam į tą pačią vietą. Nes kažką bedarant, galiausiai pats judesys parodysi, kurią pusę reikia judėti. Nes, jeigu visą laiką bus diskomfortas, tu nustosi daryti ir ieškosi alternatyvų. Prisiminiau tą vietą, kur sakiau, kad pamiršau, pameni ten. Norėjau tau kažką tai dar pareplikuoti, bet ten taip gražiai nukalbėjom. Tai apie tą, mesgi pradėjom nuo to, kad Juozai, ką daryti mums treneriams, ar leisti tam žmogui, ar neleisti, žinai, ar kaip ten ta. Tai visų pirma, manau, kad nesvarbu, kokioj tu stadijoje esi, tu vis tiek vienaip ar kitaip kažkokių problemėlių turėsi. Tai yra faktas. Tai mes žmonės galbūt irgi turim truputėlį, galim taip jiems pasakyti atvirai, kad kažkas nutiks. Nes žmogus, kada yra nesportavęs ir jisai pradės judėti, jo kūnas juk irgi ten idealiai gražiai nesitvarkys. Kažkur tai bus nuokrypis ir kažkur pasijaus. Kažkur galbūt reikės lengvo su kamuoliuku pasivolavimo, kažkur su volu, kažkur masažisto, o gal kažkur tai truputėlį trenerio pastabos ir daugiau asimetrinių pratimų. Tai visa tai yra normalu. Visų antra, net ir super profesionalus parengimas niekada neužtikrins tau, kad tu būsi sveikas ir geras. N pavyzdžių. Klejus Thompsonas, Golden State Warriors krepšininkas, nuplyšo achilas jo pike. Taip. Visiems, wow, žinai, žvaigždė, all-stars. Kas praleista? Kas praleista, kaip ką? Nutinka, gerai, neįlysi tu į tą žmogus kūną. Ir vėl pagalvokime apie geriausią, inovatyviausią pasaulyje medikų, sporto medikų, karinių struktūrų, kosmonautikos, iš kur ateina visas know-how ir naujausios technologijos į sporto mediciną ir į mediciną.
irgi nesugeba įlysti, nesugeba pamatyti, nesugeba peršviesti, nesugeba kažko. Ir atrodo, yra ruošiamas pagal programą, atletai gauna 10 milijonų, jie patys jau supranta by default, kad jiems reikia, kad jie turi eiti pagal tą, pagal aną, pagal trečią. Pum, nutinka. Nemažo to, reabilitacija, tarkim, kalbėkime apie tą patį NBA, tau ne Europą, kur ten tu tik pradedėjai, pendelis atlyginimą tau mokam, varyk dirb, žinai. Ten griežtai, ten kol pilnutėlio atsistatymo nepadaro, reiškia, jeigu achilas, tai yra metai ir ten dar keli mėnesiai out. Viskas padarė, bum, 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 grįžo treniruotę, kitas achilas. Takšt, nėra. Ir vat, vėlgi grįžtam prie to, kad net ir top priežiūra, net ir kažkoks elitinis priėjimas ir tavo sukonfiguravimas, tavo paruošimas, tave fiziniam aktyvumui, subalansavimas ir taip toliau, tai negarantuoja, kad tu neturėsi kažko. Tai toks įdomus pavyzdys, kalbam apie tai, vėlgi grįžtam prie tos minties, kad nėra tos formulės, kuri yra geriausia. Ir idealiausias variantas vėl užsiimti savistabą ir pradėti, paklausti savęs, kaip aš jaučiuosi. Ir iš tiesų mes dažnai pasakom, kaip mes jaučiamės šitą, kitko tau pakontrargumentuojant, ai šiandien šūdas, ai ten kažką, telefoną, ai gerai, bet tu turėjai omeny, kaip aš jaučiuosi ir pamąstyk. Sau pasakyk, kaip aš jaučiuosi iš tiesų. Pabandyk savo įsivardinti, kaip tu sakai, netgi kartais garsiai pasakant, netyloje, o būnant vienam kažkur tai, man yra tas, aš jaučiuosi taip. Juk kiek nedaug reikia, kuomet tu tai tiesiog verbališkai žodžiu išmanifestuoji kažkam kitam, išsikalbi, ne? Pasakai, kitas parašo kažkam tai, žinai, ir tu jau paleidi, ir tu jau vėl viskas nušvinta, ir žinai, jau tau vieną ragiai vaivorykštėm besda, žinai, dangui ten, aš nežinau. Jo, tai kažkaip taip dar nuklydau, prisiminiau ir grįžau prie viso to. Ne, čia turbūt irgi užbaigiant, mes viens kitam vis laikai, žinai, replikuojam apie tą patį iš kitos pusės, nes, aš didžiąją dalimi ir matau, kad, žinai, tas yra bendrumas tame, kad, tu kaip atletas entuziastas, taip pat kaip aš medikas entuziastas, bet aš tos pusės, kad, man viską aš matau per tą prizmę, bet čia fizinio rengimo prizmė ir bendras sveikatinimo arba sveikatos prizmės vis yra identiškas. Čia tokį spektrą vis laikai įvardinu, kad yra medicina yra toj pusėje, kur viskas labai specifiška ir labai konkretu, nors sveikatinimas yra toj pusėje, kur viskas yra labai abstraktu ir nespecifiška. Bet tai yra tas pats spektras, tiesiog, žinai, kuriuo momentu gyvenimo tau reikia į kurią vietą, žinai, pasirinkti. Žinai, ar tau reikia tiesiog dabar bendrai sveikatinimo dalykų, ar tau reikia tiesiog kažkokios bendros prevencijos, ar tau reikia konkrečiai pašilti vieną lokaciją, kad nesipalaiduotų. Bet tai yra viskas tam pačiame spektre egzistuojantis įrankiai. Tai pridedant prie tos minties, kurią tu prieš tai sakei, kad didžia dalimi, čia tą, ką palėtė apie traumavimas ir, kad, žinai, vis laiką iškils problemų, vienas irgi maniškis dėstytojas tą tokią ilgesnę gal istoriją turėjo, tai aš jos trumpesnę versiją bandysiu pasidalinti, kur sako, kad ir kiek jūs ilgai arba daug besimokytumėt ir ten bandytumėt geriausiais pažymiais pabaigti studijas, būti, nežinau, daugiausiai valandų surinkti chirurginiam ten praktikom arba ten priėmime, kad ir kiek jūs daug išsinešite iš savo viso mokymuose, tai tik atitolins jūsų pirmąją klaidą, bet nepašalins jūs. Kitaip, klaidų visą laiką bus. Tai gyvenimas nėra švarus, žmonės nėra švarus, problemų visą laiką iškils. Svarbiausia yra, kad tu suprastum, kad tu gali jas išspręsti po to, kai jos iškyla, bet neišvengti. Tai, žinai, yra tokia tam tikra prevencijos mitas, kur mes visko galime išvengti. Ne, negalime. Visa prevencija sukas aplink tai, kad tada, kada iškils, mes rasime būdų, kaip atsistoti vėl toliau daryti dalykus. Tai neišvengti, o apeiti iš esmės yra visa prevencija. Ir galvoti ne kaip man to išvengti, kaip man to nedaryti, o kaip man tai daryti, nes mes dažniausiai atvirkščiai mąstom irgi, kad turim, dabar netinkamas metas, dabar dabar išvažiuosiu, dabar ten vaikai, ten to įsivažiuosim, to rugsėjais praeis, to dar kažkas, tai o atvirkščiai, palauk, tai kaip čia man dabar tada gal geriau, pabandysiu tada taip susiderinti, pabandysiu nuo to pradėti, galbūt reikia čia nueiti, gal vieną kartą per savaitę, paskui gal du į teigiamą pusę, čia dar tai. Bet nežinau, ar mes dar turim laiko, juos dar tokį, noriu tavęs paklausti vis tiek. Žiūrėk, mes tikriausiai turim vis tiek, plius minus ant vienos bangos važiuojam ir truputėlį gal sunku čia rasti tokią diskusiją labai stiprią, bet, žinai, ką noriu pasakyti, aš manau, kad žmogui reikia paprastų dalykų, bazės. Bazė yra tai, ką tu darai, tai, ką darau aš, vėlgi nesiplečiant. Bet kaip yra su tais, kurie, žinai, ir atrodo rimti specialistai ir tokie, kurie ten eina per biomechaniką, per biochemiją, per įvairius dalykus, kitas kryptis kreipia, žinai. Turiu omeny, kad tai yra
čia tu wow būsi ten o ten paremta vien tik tai tempimais. Čia tu iš vis būsi the best, nes ten paremta tik tai joga, žinai. Čia vėlgi bus anas ir tu ten su, žinai, liemenė stimuliuojančia raumenis, čia yra wow mokslo patikrinta, ten, žinai, gydytojai visokie kalba aukščiausio šito. Ir taip toliau, kurie tempia tą paklodę. Vat kaip žmogui, galbūt pabandykim dar pabaigai tavim dviese, nepasimesti šitame lauke. Okay. Ar visi yra geri ir tiesiog jeigu tu darai ir tu darysi ir tu turėsi ir po to galbūt tavo atsišlifuos kažkaip tas deimantas ir tu pasirinksi kryptį, tiesiog pradėk ir rinkis, kad ir tą, žinai, tos, žinai, dabar su gumom ten, kur pašoka, nusileidžia, ten bėga. Ai, mačiau, reilsų, tai kažkokią ten reikaliuką. Ar galbūt žmonėm atvirkščiai gal bandyti vadovautis tą tokią, žinai, kilimėlį pasitęs ir daryk atsispaudimus? Žinai, aš visais klausimais, kas su jais sveikata, aš toks praštas visą laiką su užsiginčytojas, kas yra negerai. Aš visą laiką randu pateisimų, kas yra, kodėl tai yra gerai. Ir čia, žinai, kad dažnai šitam pokalbį būtų naudojant tą pačią frazę ir savo teiginių grįžtų visiškai į pradžią. Pagrindiniai du svarbiausi dalykai, kalbant apie bendrą, net ne fizinę, bendrą sveikatą ir psichinę, ir fizinę. Tai yra, kad būtų pastovumas. Ir antras dalykas, kad būtų kažkoks progresas tame. Tai jeigu šituos du dalykus bet kurioje savo srityje, kurią tu pasirenki, gerėjai, kitaip tariant, pasirinksi eiti į tas elektrosimuliacinės treniruotės, kur surėda dačiugus ir ten visas įsitempęs daugiau negu turėtum darydamas, kad paprastus judesius esi. Tai jeigu tu tai darai pastoviai, žinai, ten 2 ar 3 kartai per savaitę ir tu tenais kiekvieną kartą vis gali daugiau ten tų stiklinių pakelt ar kažko tokio. Puiku, labai gerai, geras startas. Gal tik tai reikės daryti, o gal ne, priklauso nuo tavo situacijos. Nuspręsi daryti jogą. Nuostabu. Sabu reguliariai. Ir kad tu vis gerėtum savo asanuose arba pozose. Tai jeigu šitie du dalykai yra subalansuoti, eventualiai tu tiesiog vien to, kad tu progresuosi, vėl atsiras, žinai, piramidės principas, kur tu pradėsi ieškoti, kaip dar progresuoti ir tu pakabinsi vis kitus elementus. Tai nėra blogo nuskusti katę iš esmės. Tu turi kažkurias vietas tiesiog pradėti ją daryti. Tai čia mano pateisinimas, kad nėra blogų metodų. Nes jeigu tas metodas tikrai fundamentaliai yra blogas ir tave, žinai, apgaudinėt bando. Nes tikrai yra rinkoje tokių žmonių, kurie, bando pipis, tiesiog ne žodžio prasme. Tai, žinai, man toksai, pabūk pastabesnis. Ar nėra taip, kad tiesiog, kaip čia, tu eini pusmetį ir darai dalykus, bet tau negerėja ir niekas nesikeičia. Bet reiškia, nėra progreso. Tai taip, reiškia, tave kažkur kažkas apgavo arba tu save pasapgaudinėjai. Nes mes turime siekti, kad tu būtų reguliaru tame darbe ir kad būtų kažkoks progresas, nesvarbu kokiam srityje. Ir paskutinis tada, papildant visą šitą reikalą. Žiūrėk. Mane, žinok, kažkokioj tai gyvenimo daly pradėjo užknisti, žinai kas? Va tas lindimas į detalės. Kai tu esi, pavyzdžiui, į tavo pusę, aš šito dalyko negalėčiau sakyti, nes tai yra sporto medicina, čia detalės yra svarbios, ypatingai, kuomet tu prieini prie savo klientų, pacientų, kaip tu jas ten bevadintum, pacientas gal nelabai geras žodis, ten knygai buvo šitą labai gerą tą remarką. Jo, kenčiantis, ne? Ne, patients yra kentėti. Vadinti pacientai, tai vadinti kenčiantysiais. Tarp kitko, apie tavo knygą, čia apie tos pacientus truputėlį vėliau. Šaunuolis, super knyga. Atrodo paprasta, vėl atsivers tą patį turinį. Ir tu matai apie vėl tos pačius bazinius dalykus, bet vėlgi mes kalbame žmonėms, norime, kad žmonės edukuotųsi, šviestųsi ir dažniausiai mes jiems turime tos pačius dalykus pasakyti ir tada jau priklauso kokia forma. Žinai, ar tu tai pasakai su labai gražiai intonacija, žiūrėdamas į akis, galbūt žmogui tai bus įtikinama. Galbūt tu tai pasakysi griežtai ir bauginančiai, žmogus galbūt išsigas, vėl pradės tada ten taip maitintis, taip atsistatinėti, supras, kas yra stresas, eustresas ir distresas, žinai. Arba tu tai gali padaryti vaizdžiai, moksliškai ir kūrybiškai. Tai, ką aš tavo knygoje ir pamačiau, tai man tas yra labai sužavėjo tas dalykas, kuomet tu atradai tą viduriuką, kaip galima žmogui ir aiškinti, ir tuo pačiu suteikti tą gyvenimišką vaizdą, kaip visą tai turi atrodyti, reiškia, per tą paprastą žmogaus akių prizmę. Tai yra labai labai svarbu. Aš tą patį, kai darau su savo tinklalaidėmis, aš visą laiką kalbindamas specialistą klausiu ne savo galvą, o bandau žmogaus akimis į tai pažiūrėti. Ir tuomet, kuomet aš susilaukiu, kad labai gerai buvo, reiškia, aš gerai pažiūrėjau. Tai tavo atveju, tai noriu tave pagirti, kad tu sugebėjai ir sporto mediko, ir žmogaus akių
sinergiją padaryti ir toje knygoje apie tą patį judesį ir žinoma, pats pavadinimas, ten silpnas žmogus yra liga ir apie tą pačią jėgą aš esu visiškai pritariu. Ir tavo praktiniai patarimai galėjo knygos, kurie yra irgi sudėti visi. Nu, nežinau, ko daugiau ten gali būti. Tai va čia dar toksai truputį tokia remarka, išeinant iš mūsų pokalbio apie tavo knygą. Man liko ten dar vieną skyriuką perskaityti porą iki pabaigos, bet jau užteko susidaryti įspūdžio, nes mes vėlgi, sakau, kalbame apie bazinius dalykus, aiškiai, paprastai ir tuo pačiu truputį moksliškai, kad žmogus suprastų, kad čia yra ne paprasto bičo iš 3 aukšto parašyta. Ne iš piršto laužto neparašyta, o kad tai yra truputėlį sudėta ir labai nemažai žinių ir aiškių kreivių visokiausių. Tai čia šioje vietoje tai yra labai svarbu detalės, bet, žinai, ant tas toksai, man kartais nuėjimas ten, kai trenerius jau pradeda mokinti, žiūrėkit, jūs darot mirties trauką, bet jeigu jūs pasuksite nykštį, va čia truputį ir atsiremsit, ten jums grandinė atsiveria tokia, kad ir tu kai pradedi lysti ir aš galvoju, ar to reikia, nu, iš principo. Kodėl, ar čia yra vėlgi marketingas ir menas kažkaip tai vėl tą komerciją padaryti ir parduoti kažkokią tai teoriją, kuri negi tos, aš noriu paklausti tavęs, kaip tu manai, ar tos naujos, smulkios, detalios iki neįtikėtinų detalumų teorijos yra reikalingos iš vis treneriui, žinot, nes žinok, atėjo toks metas, kada aš supratau, kad aš vis tiek visą laiką grįžtu prie bazės, suprantate, nu, man yra tas nu, man nereikia tų dalykų, aišku, čia tik tai man. Jeigu tu dirbi asmeniškai su Klejum Thompsonu, individualiai jam ruoši gal ten ir jau jo. Bet jeigu kalbėkime taip apie tą bendrą, žinai, ir aš tada kalbu labiau apie tai, kad, žinai, treneriai mėgsta ten kitus trenerius suvarinėti, ten, taigi tu pažiūrėk, taigi čia aš mokiausi, tai ten tai čia yra nesąmonė, tai tu ten toks. Aš manau, kad mes visi turime viens kitą palaikyti. Nes kiekvienas žmogus, kuris bet kokiais būdais prisideda, kad ir feikinis kažkoks, tai prie kito žmogaus bandymo pajudėti, net ir nuogas nusifotkinę savo six-packą ir sakys, ateik, kad tu turėsi tokį patį, jis vis tiek ateis ir kažką tai pabandys padaryti. Man atrodo, kad mes vis tiek turim palaikyti viens kitą, o ne ten daryti ir rodyti savo erudiciją, kad aš išmokau, va čia to yra, nu, jeigu tu išmokai, tu ir taikyk, žinai, kažkur ten specifiškai. Bet vėlgi, ar to reikia? Nu, mano mintį pagavai? Supratau. Kokią, tiesiog. Tavo klausimas buvo originalusis, aš jį perfrazuosiu ir teisingai supratau. Pabandysiu pakartoti, kad yra, ar treneriams kasdienybėje reikia lysti visas tas detalės? Ir ar jos svarbios? Jo. Iš 2 dalių. Jo. Ne. Tiesiog ne. Nes tu pats atsakėjai savo klausimą, ir kuriam aš neturiu jokio ginčo, nes mes čia sutarėme. Tarsi, tu turi tiesiog pradėti daryti dalykus arba skatinti žmonės daryti tos dalykus ir čia kelias pas atsivers bedarant jį. Tai tada, kada ir tie čiūdai visokie lenda, nes kaip yra patokojate. Jeigu pastatysi šitaip, tai čia visas pasaulis subirės, bet jeigu visi šitaip, tai tokiu atveju Izraelis ir Palestinas, nežinau, taikos darybas pasieks šiandieną. Nu, tasme, tie kraštutinumai ir detalės yra tokios, nu, neracionalios bendrame vaizde. Dėl to aš ir atsispyriau tavo, žinai, tą prieš tai klausimą, kad, nu, svarbiausia, kad tu darytum reguliariai dalykus ir kad tu tiesiog progresuotum juose. Ir čia turbūt tas kompensacijų stiprimas, netgi tema būna kartais. Aš galiu mokyti ir turiu dviratininkus, kuriuos aš moku daryti neteisingai traukas nuo žemės. Kad jie būtų susikumpę kaip katinai, kol jie traukia. Nes... Jeffersono. Ja, nu, gali vadinti Jeffersono, bet ne literaliai, žinai, to šikančio katino pozą, tokią nugarą laikyti. Nes jie ant dviračio sėdi 5 valandos kaip pozai. Tu turi būti tvirtas tokioj prastoj situacijai, nu, tokioj prastoj pozai. Taip, tai paskatins kitas problemas, bet tu nori tiesiog medalį laimėti. Nu, tai, žinai, mes aukosim tavo šiek tiek sveikatos tam, kad tu galėtum medalį išminti ir po to taisysime tą sveikatą sušiktą, nes dabar jau sveikata patapo tikslu, nes tavo tikslai keičiasi per laiką. Tai kažkada tu norėjai six-packo, dabar tu nori, kad klubo neskuriesi, dabar tu nori, kad tiesiog kaulai būtų tankus. Tai tikslai keisis. Reiškia, yra puiku turėti kažkokius tikslus, kad ir kiek kartais iš kito perspektyvos atrodo durni. Ir dažnai, kai tu esi to trenerio perspektyvos ar gydytojo perspektyvos, sakytų, to tai tikslai durni, mano tikslai geri. Tai yra absurdas. Žinai, kitų tikslus kritikuoti yra mūsų mažiausiai visagališka, bet taip, žinai, taip elgiasi maži vaikai. Jo, tikrai taip. Nu ir čia vėlgi dar labai pabaigai, tada jeigu mes jau čia į pabaigą einam, tai kodėl aš to klausimo paklausiau? Dėl to, kad žmonės irgi labai daug mato tokių prieimų, bando ten aiškinti per mandrus žodžius, per detalės, kad čia taip anaip, kad čia trečiaip ir tada vieniem tai gali sukelt baimę,
kitiem tai gali sukelt galbūt ir žingeidumą, bet žingeidumą sukels tikriausiai tam, kuris jau šiek tiek gaudosi tame dalyke. Bet jeigu mes vėlgi orientuojamės į tuos, kurie nieko nedaro ir kurie kažko tai laukia, stebuklingos dienos ar kokio apaštalo, tai tiesiog turit pažįstamą kažkur tai savo laiptinėje, kas užsiema ir kviečia jūs į artimiausią miškelį padaryti šuoliukų ar palipimų ant kelmo ir panašiai. Jo, važiuojam ir darom. Jeigu nepatiko šuoliuoti, tas metoda paieškos alternatyvos, nes nepatiko šuoliuoti, tai dabar nesibėgioja. Nes kitus gali išgąsdinti, oho, čia va taip rimtai, tai ne, aš čia tokiam dalykui, tai baigtų jokus čia išgirsta ten, kažkur žinai, kad ten va taip yra naip, ten įranga, ten ta, čia mūsų specialistai, profesionalai, žmogus galvoja, velnės, aš ten naisiu, aš ten sugadinsiu vaizdą viso prie tokių gražių, žinai, specialistų, tenisų ir profesionalų. Tai va. Ir dar vieną pabaigai užmesiu. Bet tačiau kadangi ginčytis yra labai gerai, bet ginčytis turi specialistai. Kitaip, yra disputas, yra debatas, yra tam principas, kaip žmonės ginčiasi ir tie ginčai vyksta, kai atsisėdi vienas priešais kitą ir tu kvestionuoji vienas kito praktikas ir teorijas. Bet ne aš geresnis ir taigi sako, bet aš geresnis. Ir tai, žinai, čia nėra pokalbis. Taip. Tikras disputas yra kaip, žinai, tavo technika yra netinkama. Jo, tavo technika netinkama ir dabar, žinai, arba gal netgi aš pristatyčiau visus savo detalės ir dabar tu pristatyk detalės ir mes dabar, žinai, ieškome, kur jos sutampa, kur skiriasi. Čia yra mokslinė diskusija, jis yra labai sudėtingos. Kai tu bandai įrodyti savo tiesas sėdėdamas Instagram ir kažkur kitur, tu žaidži vaikų žaidimus, prisimeni. Kažkur sustoja tavo augimas ir ten dar žaidimus nori žaisti. Tai... Žodžiu, brangieji, kelkit štangas, svarsčius. Jo, didžiąją dalimi, žinai, kelkis štangas, svarsčius, draugus, antras pusės, esmė daryti kažką. Jo, tikrai. Šiandien tiek to pokalbio, kuris buvo į visas pusės, bet šiandien, manau, yra didžioji dalis svarbioji, kad, nėra vieno atsakymo, žinai, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Situacijų jūra šiandien buvo, kalbėjome apie tai, kaip galbūt, nežinau, galų galia tą sąmoningumą truputėlį tikriausiai pakeisti per įvairiausius patirtis ir pasidalinimus, bet aš manau, kad iš mūsų abiejų einanti energija, kuri šiandien buvo ir tas tonas, jisai, ne ką kitą suponavo, tik tai kaip žmogui pakel savo užpakalį ir prisiminti, kad jisai yra biologiška būtybė ir kokią jis evoliuciją turi ir kas jo laukia, galbūt truputėlį užbėgom, aišku, mes dar nesam ten, bet mes matom, mes jaučiam, mes sutinkam. Tai, man tai buvo malonu pabendrauti ir pakalbėti ir aš manau, kad čia ne tik tai paprastiems žmonėms skirtas kabutėse, bet ir tuo pačiu specialistam galbūt irgi paklausyti, ar mes esame ant vienos bangos ar panašiai mąstome ir gali komentaruose parašyti. O be abejo, čia klausimai ir komentarai yra penas, iš kurio gimsta mintys. Parašyti, ką jūs manote, ar mes kažkaip į tą pusę, ar ne į tą. Žinoma, komentarai vėl būna, žinai. Tas pats kaip ir ką tik tu pasakei Instagrame, kuomet pradeda. Of course. Mokyti ir kritikuoti. Tai va. Ačiū Juozai, kad pakvietei. Dėkui, Alanai. Alanas.